dalyvaujame jau 4 paskatoje, kuri yra didesnio projekto finansuojamo Lietuvos kultūros tarybos, daryto kartu su Lietuvos istorijos mokytojų asociacija, ir visa tai yra dedikuojama istorijos mokytams, o per juos iš tikrųjų moksleiviams. Mes norim pritraukti jaunąją kartą, kad jinai pažintų geriau kultūros paveldą ir su juo susitapatintų. Tai šis projektas yra kaip interpretuoti, suprasti kultūros paveldą. Šiandien mes turime svečiuose jau Kauną, tai yra Kauno modernizmo architektūra iš UNESCO perspektyvos. Paskaitą skaitys architektūros istorikas daktaras Vaidas Petrulis. Turbūt jau esate girdėję apie jį, tai žmogus tikrai daug nuveikęs modernistinės architektūros paveldo srityje. Jis yra KTU architektūros ir statybos instituto architektūros ir urbanistikos tyrimų centro vadovas nuo 2009 metų, taip pat yra jau pasauliniai ICOMOS 20-ojo amžiaus architektūros paveldo mokslinio komiteto narys, 5 metus vadovavo darbo grupėje, buvo ir valstybinės kultūros paveldo komisijos narys. Taip pat jis prisidėjo prie nominacinės bylos Kauno modernizmas, optimizmo architektūra 1939 ir, kaip žinote, visų pastangų dėka Kauno modernistinė architektūra buvo įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Tai šituo aš baigiu ir perduodu žodį Vai. Gerai, ačiū žodį, ačiū už pristatymą. Ir iš ties mano sritis, ką aš veikiu, tai yra architektūros istorija ir paveldas, architektūros istorija 20 amžiaus. Dar grįžtam paskutinį kartą prie techninių dalykų, tai dabar matot, ar sumažint, ar visą ekraną? Matom visas detalės, nepadidėjęs. Nu, pas mane ant kompiuterio yra išdidintas, tai aš nebežinau, ką čia daryti, bet gal pabus su tom detalėm, ką dabar padarysit. Vis tiek geriau negu nieko. Taip, layout dar yra kažkoks kontentum. Aš manau, kad gal važiuojam, nes jau čia užstrigom nemažai. Gerai, tai mano mintis ir ką aš norėjau šiandieną jums pristatyti ir apie ką aš norėjau kalbėti, tai yra būtent apie Kauno architektūrą. Kauno architektūra, kuri buvo pripažinta UNESCO pasaulio paveldo statusą. Iš ties pati struktūra šitos paskaitėlės yra tokia iš kelių dalių. Pirma dalis, aš trumpai pristatysiu apskritai, kas yra UNESCO pasaulio paveldo sąrašas architektūros prasme ir kaip, dėl kokių priežasčių, remiantis kokiais argumentais ten yra patenkama. Iš vienos pusės gal tai yra truputį specifiška, bet iš kitos pusės aš manau, kad gali būti pakankamai įdomu, nes tai duoda tokio truputį gilesnio žinojimo, nes mes tarsi visi žinom UNESCO, bet kodėl, kas ir kokie argumentai lemia, kad vienas ar kitas objektas patenka arba nepatenka. Tai kažkaip neretai, bent jau iš auditorijų, kuriuoms tenka skaityti paskaitas, neretai žmonės tos specifikos nežino. Tai išsinešit bent jau tokį žinojimą ir be abejo apie Kauną. Apie Kauną mes pašnekėsim būtent per argumentacijos prizmę. Kodėl ir kas Kaune iš architektūrinės ir urbanistinės pusės, kodėl ir kas mums leidžia sakyti, kad tai yra unikalus UNESCO pasaulio paveldo sąrašo lūkesčius atitinkantis miestas. Dabar tik tai viena techninė detalė, ar pasikeitė skaidrė. Nes jeigu visai nepasikeitė, tai negerai, nes aš jau keičiu jas. Aida. Dabar yra pripažinimas. Gerai, liuks keičiasi, bent jau ten. Tai va, tai žodžiu, pradėkime nuo sakykime, tokios pirmos tezės, kurią aš dažnai
sakau ir mėgstu, ir jinai kažkaip seniai man išsikristalizavo. Nežinau, kiek jums teko girdėti apie Kauną apie Kauno modernizmą, Kauną kaip UNESCO pasaulio paveldo sąrašo objektą, bet yra kažkiek tiesos tame, kad dažnai mes atrodo vertinam tik tai, kas pripažinta tarptautiniu lygiu ir kad tas UNESCO čia kažkur nukrito iš dangaus ir kad tas Kauno modernizmas iki tol buvo tarsi kaip ir mažiau vertintas ir panašiai. Iš tiesų nėra visiškai taip ir mano tokia tezė ir kas man atrodo labai svarbu, kad žmonės suvoktų, kad kiekviena karta, kuri gyveno Kaune ir ne tik Kaune, Lietuvoje, po Antrojo pasaulinio karo turėjo savitą santykį ir tai buvo visuomet aktyvus Kauno modernizmas, Kauno, sakysim, miesto dvasios, miesto charakterio elementas. Ir pradėti galima nuo tokio pavyzdžio, kaip, sakykime, Kaune yra Putvinskio gatvė, nežinau, kiek jūs buvėt, nebuvėt, kauniečiai ar ne kauniečiai esat, bet Putvinskio gatvė yra tokia reprezentacinė, kur yra sankaupa išties įspūdingų tam laikotarpiui būdingų modernistinės architektūros, daugiausiai gyvenamųjų pastatų ir pakankamai didelio mastelio. Čia yra vienas iš tokių. Kur slypi įdomumas ir kur slypi, sakysim, tam tikra mislė. Mes matom pastatą to šiuolaikiniai nuotraukoje su tokiais dviem korpusais aukštesniais, dviem aukštesniais tūriais. Ir viskas būtų kaip ir nuostabu, tikrai klasikinis tarpukario laiko pastatas, klasikinis modernizmo pastatas. Mes dar šnekėsim apie tos modernizmo niuansus, kokie elementai mums leidžia kalbėti, ar tai yra modernizmas, ar art deco, ar istorizmas, ar tautinis stilius. Tai kol kas, sakykime, tai yra modernizmas. Bet nuotrauka, kuri yra kairėje, mes matom statybų tokį momentą. Ir čia yra 54 metų nuotrauka. Tai reiškia, kad dalis šito pastato buvo pastatyta jau po Antrojo pasaulinio karo. Jo pirmoji dalis pastatyta 30 metais pagal Vytauto Landsbergio Žemkalnio projektą. Tai yra labai vienas iš pačių žinomiausių, mes gal dar prie pavardės sugrįšim, architektų. Ir ką tai reiškia? Ir čia yra tik vienas pavyzdys iš daugelio. Jeigu mes žiūrim į ankstyvąją sovietmečio architektūrą, ypač stalinistinį periodą, vėlgi stalinistinis periodas, tai yra iki sovietinio modernizmo, iki 55-60 metų, nes, kaip žinia, architektūros procesai inertiški ir tai, kad ten, sakykime, Stalinas mirė 53-ais, viskas taip greit nepasikeitė. Tai tam ankstyvajam, ta pirmoji karta, iš esmės, jie kūrė tą pačią tradiciją. Ir kartais yra net ir profesionalų, jo labiau neprofesionalų, labai sunku atskirti, ypač gyvenamosius namus. Ar 48 statytas, ar 38. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad yra perdodama tradicija, kad nėra kažkas tai nukrista ir kad tie architektai, ir čia vėlgi galima būtų tokią įdomų momentą pasakyti, kad jeigu kalbam apie architektus kursus, mes vėlgi prie to dar paskaitos grįšim, kursus tarpukariu, tai didžioji dalis po Antrojo pasaulinio karo ar Antrojo pasaulinio karo metu emigravo. Ir didžioji dalis į Šiaurės Ameriką, bet dalis į Australiją, kažkas tai Europoje liko dipukų stovyklose, kažkas į Pietų Ameriką nusikėlė, bet, kadangi aš būtent išeiviją dabar tyrinėju, tai man tą sąrašą architektų lietuvių ir Amerikos lietuvių architektų ir inžinierių sąjungos sąrašą paėmus atrodo, kad tai yra tas pats sąrašas. Tai tas momentas yra, kad didžioji dalis architektų išvyko, bet kai kurie iš jų liko kaip Jokūbas Peras, kaip Česnulevičius, kaip Feliksas Belinskis, ir dar keletą pavardžių. Ir jie toliau dirbo, tai yra vienas momentas. O kitas momentas, jie kartu dėstė Kaune architektūrą. Ir Kaunas iki tol, kol buvo įkurtas
Vilniaus inžinierinis statybos institutas, Visiukai arba dabar Vilnius Tech. Kaunas buvo pagrindinė Lietuvos architektūros mokykla. Tai buvo dailės akademija, kuri rengė architektus, bet principė tai buvo pagrindinė. Paskui 70, dabar užmiršau kažkelintais, jau inkorporėsi su dėstytojų kolektyvu, bent su didžiąja dalim dėstytojų kolektyvu išsikėlė į Vilnių. Tai vat grįžtant prie to, kad tie architektai po Antrojo pasaulinio karo, jie tiesiogiai tęsė tą tradiciją. Ir vėlgi, kai mes rašėme nominacinę bylą, tai tas sovietmečio laikotarpis buvo įtrauktas. Tai va, tai ta pirma karta. Kitas momentas, kuris yra labai įdomus, kad jau vėliau kita karta, per patį tą gūdųjį sovietmetį, 72 metais bent 15, man atrodo, ar daugiau pastatų įtraukė į kultūros vertybių registrą, į tuometinį kultūros vertybių registrą. Ir įtraukė ne dėl to, kad ten gyveno koks nors sovietinis veikėjas, ne tik dėl to, kad, sakysim, ten patys įspūdingiausi pastatai kaip Centrinio pašto rūmai ir muziejus, bet ir keletą gyvenamųjų namų. Sakysit, kas čia tokio? Bet atkreipkite dėmesį, 72 metai, o štai šitas Maironio gatvė 13, pastatytas 31 metais. Ir čia yra toks vienas momentas, kad iš esmės apskritai paveldosauga yra tokia kaip ir, nežinau, nerašyta, o kartais ir rašyta, priklausomai nuo šalies taisyklė, kad minimum 50 metų turi praeiti, kad mes pripažintume tai kaip kultūros paveldą. Tarkim, Italijoje turi 70, bet po 70 metų visi automatiškai patenka į kultūros vertybių registrą, kas irgi dabar labai įdomu, ką darys su ta pokario architektūra, bet tai čia kiti dalykai. Tai ką aš noriu pasakyti, kad 72 metais dar nebuvo nei 50 metų šitiem pastatam, jie buvo tos vadinamos, nemėgiamos buržuazinės Lietuvos, tai kaip ir to politinio teigiamo krūvio nėra. Ir vis tiek jie yra sąraše. Ir kad nepagalvotumėt, kad aš čia kažkiek meluoju, tai yra toks termininiam naudojimui skirtas Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas. Ir čia matom keletą pastatų, kurie yra iš tarpukario. Tai tarkim, net ir vidurinės mokyklos pastatas Šančiuose. Mokykla, tiesiog mokykla dėl architektūrinės vertės yra įtraukta. Dėl kultūros rūmų, tai čia gal nesiginčysim ir taip. Ir kai kurie gyvenamieji namai, tai būtent Vytauto prospekto 30, Maironio 13, ką aš jau sakiau, tai tas momentas, jisai rodo, kad tas sąmoningumas bent jau profesinėme sluoksnyje tarp architektų ir paveldosaugininkų, jisai egzistavo per visą sovietmetį. Ir dar kas yra labai įdomu, jeigu imti apskritai pasaulinės kultūros paveldo tendencijas, tai apskritai paveldosauga, kai toks sumanymas, galim sakyti, kad, sakykime, pirmasis pasaulio stebuklų sąrašas yra tam tikras paveldosaugos reiškinys, bet šiaip jau, jeigu kalbam apie modernę paveldosaugą, tai iš principo tai yra XIX amžiaus pabaigoj su romantizmu gimstantis toksai fenomenas ir realiai įgaunantis pagreitį tik apie 20 amžiaus vidurį ir ypač su Venecijos chartija, jeigu kam įdomu, vieną dokumentą paskaitytą paveldosaugą, tai yra Venecijos chartija. Tai yra 64 metų, tai yra paveldosaugos pagrindinis dokumentas, Biblija, ant kurios gali bet kuris paveldosaugininkas ir šiandieną prisiekti. Tai kodėl aš tą miniu? Dėl to, kad apskritai tas suvokimas, kad paveldosauga yra kažkas, kas yra mūsų kultūros pasaulio dalis, jisai nėra labai senas, o 20 amžiaus pastatai, jie apskritai visam pasaulyje pradėti kažkaip traktuoti kaip galima vertybė, kurią reikia saugoti, išsaugoti autentiškumą, nepakeisti. Apskritai tik 20 amžiaus pabaigos dalykas. Ir tarkim, ICOMOS yra tokia organizacija, kaip tik Aida pristatė, kad ir aš ICOMOS narys esu. Tik 80 metais įkūrė tokį tinklą, kuris rūpintis pradėjo 20 amžiaus architektūrą. Dokomomo, gero svarbiausia organizacija, kuri rūpinasi moderniuoju paveldu, įkurta 90 metais, tai 72 yra gerokai prieš tos visus procesus. Tai vėlgi grįžtu prie tos pačios tezės, kad kiekvienai kartai tai atrodė vertybė.
Na ir jau vėlyvuoju sovietmečiu, tai be abejonės, nežinau, kiek jūs savo pamokose naudojat knygas apie architektūrą ar nenaudojat, tai bet viena iš tokių jau pamatinių knygų apie Kauno architektūrą, toks savotiškas gidas, išleistas ar 89 arba 91, aš dabar neatsimenu, bet kokiu atveju jis įrašytas 10-metį, tai čia jau ta išleidimo data neaktualu. Na ir būtent toj Kauno architektūrai jau yra labai detalus tarpukario architektūros pastatų sąrašas, kuris yra aprašytas daugiausia Kančienės Jolitos, bet ne tik Kančienės. Ir vėlgi, tai yra jau vėlyvojo sovietmečio darbas. Dar vienas iš tokių lankstinukų 89 metų, toks angliškas Kauno architektūros gidas, aišku, čia jau atgimimas, bet įdirbis, ta informacija, kuri tyrinėjimai, jinai ateina be abejo iš architektūros ir statybos instituto, ten, kur aš dabar dirbu su Jolita Kančienė. Tai reiškia, kad vėlyvoji sovietmečio karta irgi domėjosi, irgi suvokė kaip vertybę. Na ir galų gale, kas iš tiesų atsitiko jau šiais laikais ir ką vertėtų paminėti, kad jau 2015 metais Kauno modernioji architektūra gavo Europos paveldo ženklą. Na, tai yra toks statusas, kuris yra labiau fokusuotas į Europą, nei į pasaulį. Ir iš esmės tas Europo paveldo ženklas yra suteikiamas tiem objektam, materialiem ir nematerialiem, tarkim, Liublino unija, kuris nėra materialus dalykas, kurie iš esmės formuoja europietišką identitetą. Ir tas 2015 metų pripažinimas, jisai gana plačiai nuskambėjo, bent jau Kaune, nežinau kiek Lietuvoje. Ir aišku, mes irgi tada, kai rengiam tą paraišką, padarėm ir visokių klaidų, ko gero būtų galima pasakyti, nes pats sumanimas buvo, pats pagrindimas, jisai kaip ir teisingas, ta pagrindinis pasakojimas, bet ką mes konkrečiai, tos daiktus, kuriuos įtraukiam, tai traukiam sąrašą pastatų, berods virš 40, 43, bet tai jau buvo kaip ir baigtinis sąrašas ir tada galvojo, kad dėl kiti nepapuolė. Bet kokiu atveju šita iniciatyva, šitas pripažinimas, kur beje buvo ten didžiulis konkursas, kiekvienais metais skelbė, tai tikrai buvo toks įspūdingas įvykis, jisai atvėrė akis, ne tik politikams, bet ir visuomeniai per tą perspektyvą, kad galbūt mes įdomus ir pasauliui, ne tik savo, nes savo tarpukaris visada buvo įdomus. Na ir šiaip jau kalbant apie tarpukarį, tai dar būtų galima pasakyti, kad viena iš priežasčių, kodėl kauniečiai bent jau vertino tą architektūrą, tai yra kokybiška statyba. Ir ką reiškia kokybiška, tai visų pirma interjero detalių. Langai, turėklai, duris, labai, parketai, radiatoriai, labai didelė dalis išliko iki šių dienų, tiesa, pastaraisiais dešimtmečiais daug kas keičia, euroremontus daro, bet lyginant su sovietmečio statybomis ir, nežinau, netgi visuomeninių pastatų jau išskirtinais atvejais ten tos kokybės, aš turiu galvoju, materialios medžiagų kokybės buvo galima sulaukti ir čia buvo toks didžiulis kontrastas ir dėl to vėlgi jie viena vertus išliko autentiški 80-100 metų, o kita vertus, matyt, tai buvo viena iš priežasčių, kodėl vertino ne tik profesionalai, bet ir visuomenė. Tai va, tai buvo 2015 ir čia gal, nežinau, mažiau įdomu, bet buvo ir įvairių mažesnių projektų, kur jau įsiteisino Kaunas kaip, sakysim, tokia tarptautinio pripažinimo sulaukusi architektūra. Tai Kalifornijoje Getty Foundation yra toks Getty institutas, kuris paveldosaugai tikrai yra viena iš ryškiausių organizacijų, finansavo valdymo plano, tai yra išsaugojimo strategijos parengimą Kauno tyrimų laboratorijoje ir vėlgi atsidūrė tarp garsiausių pasaulio pastatų ta tyrimų laboratorija ir šitos paskaitos skaidrėse Vaida uždėjo šitos laboratorijos atvaizdą kaip tokį pagrindinį
Europos kultūros sostinė 2022 metais taip pat buvo programa Modernizmas ateičiai, kuri taip pat mes organizavome konferencijas ir menininkų įvairius parodas, workshopus, interpretacijas. Tai vis, kaip sakyt, tas platesnis ir platesnis pripažinimas atėjo, kol galų gale 2017 berods Kaunas buvo įtrauktas į taip vadinamą parengiamąjį sąrašą, Tentative List of UNESCO, ir 2023 metais galų gale jau tapo oficialia UNESCO pasaulio paveldo dalimi. Ir kaip ir Aida jau minėjo, tai nominacija vadinasi Modernistinis Kaunas - optimizmo architektūra. Na, kodėl optimizmo, mes dar prie to prieisim. Tai čia, kam įdomu giliau pasižiūrėti tos dokumentus ir jeigu yra kažkokie tai tarpukario objektų savininkai, tai UNESCO pasaulio paveldo oficialiame sąraše visuomet yra dedami patys naujausi dokumentai, kurie susiję su šitą nominacinę bylą, ir kartais žmonės klausia, kur rasti informacijos ir panašiai, tai būtent šitam tinklapį yra pati patikimiausia ir svarbiausia informacija. Tai va, tai pirma paskaitos tokia labai trumpa įžanginė dalelė, ką aš norėjau pasakyti, kad iš esmės Kaunas ir Kauno ta tarpukario architektūra, ir ne tik Kauno, iš tikrųjų, ir Šiaulių, ir Klaipėdos, gero gal šiek tiek mažiau Vilniaus, nes Vilniuje apskritai yra ta proporcija tarpukario, nes Lenkmečio miestas buvo gal kažkiek tai mažesnė, jinai visuomet buvo pripažįstama ir vertinama. Ir tai, kad, sakykime, mes gavom tą tarptautinį pažinimą, tai nenukrito iš dangaus, tai buvo ilgos tradicijos dalis. Tai va, ta tokia pirma žinutė. Ir mes pasaulyje iš tikrųjų, su savo to pripažinimu, buvom vieni iš pirmųjų, kurie atkreipė dėmesį, kad 20 amžiaus architektūra yra reikšminga, kad ją galima žiūrėti kaip į paveldo objektą, kurią galima saugoti. Dabar, ir jau UNESCO pasaulio paveldo sąrašas, irgi, kadangi jūs nesate iš paveldo srities, tai yra aukščiausias įmanomas pasaulinis pripažinimas, didesnio, ko gero, iš tikrųjų yra oficialaus, neoficialiai, tai gal kaina galėtų būti ar dar kažkoks kriterijus, bet oficialiai tai yra jau globaliai bendruomenė, visas pasaulis pripažįsta, kad tai yra vertybė ir čia reikia atvažiuoti, tos objektus pamatyti, tai yra pasaulinio pasakojimo dalis. Ir dabar truputėlį dar irgi trumpai tokį įvadą prieš pradedant į Kauną, kaip tas sąrašas formuojamas, kodėl jisai formuojamas, kaip atranka vyksta, kad tokį bendrą supratimą turėtumėt, kur yra tas Kaunas ir ta pamatinė. Tai galbūt jau jūs kalbėjote apie Kernavę, Kuršių neriją, iš architektūros pusės yra tam tikrų specifinių aspektų, nes būtent čia, mes sakysime, jeigu apie Kuršių neriją, tai ten yra ir gamtos, ir architektūros, čia yra ne tik architektūros. Tai pats sąrašas, jisai pradėtas kurti 72 metais. Pakankamai greitai po Venecijos chartijos, prabėgus 8 metam po pagrindinio dokumento. Ir jisai kuriamas nuolatos atnaujinant taip vadinamas gaires, tas operational guidelines, bet iš esmės principai patys, tokie fundamentalios nuostatos nesikeičia. Tai truputį pašnekėsim, kokios tos nuostatos, kuomet mes kalbam apie architektūrą. Iš principo, tie pamatiniai dalykai, ties išskirtinės visuotinės reikšmės apibrėžimas ir gamtos paveldui būdingas, bet esmė yra tame, kad jeigu mes kalbam apie UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, tai ne visi svarbus objektai, svarbus netgi regionui, Europai, aš sakiau, Europos paveldo ženklas. Tai nereiškia, kad visi Europos paveldo ženklo pripažinimą gavę objektai automatiškai galėtų kandidatuoti į UNESCO. Nėra taip.
Ir iš tiesų valstybės, vėlgi priklausomai nuo valstybės, čia yra įvairių niuansų, bet didžiąja dalim, bent jau demokratinio pasaulio, na ir nedemokratinio lygiai taip pat, deda didžiulės pastangas, kad atsidurti, nes iš esmės tai yra ir reklaminė strategija, ir toks kaip ir įteisinamas, ir čia, tarkim, vienas iš pavyzdžių, aš specialiai įdėjau tokį, na, atrodo, kad čia nieko verto, yra Rytų Berlynas, bet jau bent 10-metį debatuojama, kad ta Rytų Berlyno dalis, kaip toks labai savitas fenomenas, kaip toks miestas anklavas, būtų irgi įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, bet jisai nėra įtrauktas net į preliminarųjį, na ir nepaisant to, kad Vokietijai specialistų bendruomenė lyg ir sutarė, bet to bendro pritvarimo nėra ir valstybė jo neteikia. Dar yra vienas toks momentas, kad iš principo, jeigu valstybė pati kažko tai nesaugo, tai į UNESCO sąrašą papulti negali. Pirmiausia, turi pats pripažinti ir tik tada jau iš to pripažinto katalogo galima siūlyti pasauliui. Tiesa, yra viena išimtis, tai yra praeitais metais, ne praeitais 23 metais kartu su Kaunu buvo įtrauktas iš Libano vienas objektas, kadangi, na, ten valdžia yra tokia, sakykime, nestabili ir paveldo gal dėmesio nekreipia per daug, tai jau tarptautinė bendruomenė ėmėsi iniciatyvos ir įtraukė kaip ir nepritariant vietos valdžiai, bet tai čia yra super unikalu, realiai tai yra retenybė. Ir kas apibrėžia tą tarptautinę svarbą? Tai yra toks terminas išskirtinė visuotinė vertė. Tai va būtent outstanding universal value. Tai va čia yra kertinis dalykas, ko ieškoma. Ir ko buvo ieškoma Kaune, ką mes bandėme padaryti ir ką jau pasakojant apie Kauną reikėtų perduoti žmonėms. Tai iš esmės tai yra peržengia nacionalinės ribas ir yra universaliai svarbu visai žmonijai. Na, tarkim, va čia yra pavyzdys iš Bauhauso mokyklos ir čia citata įdėta, kad iš esmės Bauhauso mokykla Vokietijoje, kur gimsta modernizmas, jinai paskatina tą tokį utopinį ir dabar jau pripažįsta ir tyrėjai, kad tai buvo utopinis, bet tą norą pertvarkyti visuomenę architektūros priemonėmis, kad kažkada vienas iš žymių modernistų Le Corbusier sakė, jeigu nenorit revoliucijų, tai turi sukurti tinkamą architektūros aplinką. Na, vėliau istorija tos dalykus paneigė. Mintis yra ta, kad jeigu žmonės gyvens priimtinoje fizinėje aplinkoje, tai jie atsisakys savo blogų įpročių ir taip toliau, bet kai kurie eksperimentai, kai būtent kažkokios tai, na, sakysim, lūšnynų bendruomenės buvo perkeltos į nuostabius modernistus kvartalus, jie savo įpročių nesisakė ir dėl to kaip ir, na, tas, na, laikoma, kad modernizmas kaip kokia savoka, jinai buvo utopinė, bet vis tiek Bauhausas nėra abejonių. Jisai tikrai paskatino modernizmo viso koncepcijos kūrimą. Čia buvo viena iš centrinių mokyklų, kartu su Rusijos konstruktyvizmu, su Olandijos Der Stil. Tai, na, viskas kaip ir aišku. Tai, žodžiu, turi būti ta visuotinė vertė. Dabar, kaip jinai pamatuojama, kas yra ta visuotinė vertė? Ir čia yra ta biurokratinė kalba, kurią mes turėjom praeiti. Tai vienas iš pamatinių dalykų tai yra poveikis. Tai yra, ar turėjo įtaką kažkam tai. Ir čia iš esmės su Kaunu mes turėjom pakankamai rimtų problemų, nes, na, globalų poveikį Kauno pristatyti nebuvo taip paprasta, tai aš prie tų dalykų grįšiu, bet iš esmės tai yra, na, akivaizdus dalykai, tarkim, metalo konstrukcijų raida, 19 amžiaus pabaiga ir ten, sakysim, Eifelio bokštas ar koks mažiau žinomas Viskajos tiltas Bilbao, Ispanijoje. Tai yra tokie jau, na, milžinišką atgarsį sulaukia tuometėje aplinkoje objektai, kuriuos sekė, kuriuos ėmė kaip modelį. Na ir tai reiškia, tai iš tikrųjų tai yra universalios bendrosios
architektūros istorijos dalis ir tas poveikis čia yra nekvestionuotinas. Kitas momentas, kuris irgi yra biurokratiniai kalboj, tai yra, kuomet objektas yra išskirtinis atsakas į universalaus pobūdžio klausimus. Tai va čia jau mes per šitą prizmę gindėme Kauną. Tai kitaip tariant, vėlgi čia galima būtų, jeigu kalbant apie paveldą, yra toks simplifikuotas požiūris. Paveldo objektų tampa arba kažkas išskirtinis, tokio daugiau nėra, visi įsiekia, ten Sagrada Familija, bažnyčia, ne, Barcelonoje. Tai jeigu tu tokią kitą pastatysi, juokingai gal atrodys. Tai yra išskirtinis ir kuris gali turėti poveikį, tai Eifelio bokštas ar dar kažkas tai, arba tipiškas, reprezentuojantis kažką. Mes, tarkim, turim dešimtis mokyklų tarpukariu pastatytos, šimtus. Tai galbūt visų ir nereikėtų įtraukti, bet kai kurios turėtų reprezentuoti tą fenomeną. Tai vat, pasaulinėme kontekste irgi yra kažkokie reiškiniai, kurie reprezentuoja universalius procesus. Tarkim, čia yra, jeigu kada nors bus tai Šiaurės Prancūzija, Le Havre miestas, irgi toks gal architektūriškai iš pirmo žvilgsnio nespecialistai nebūtinai atrodo labai įspūdingas, bet čia yra gelžbetonio konstrukcijų raidos pavyzdį iliustruojantis objektas. Tai yra gelžbetonio konstrukcijų raida, yra universalaus pobūdžio procesas, kuris įtakojo 20 amžiaus architektūrą. Ir tai nėra dėl vieno kažkokio tai objektas, tai yra grynai dėl technologinio sprogimo. Ir kai kurie iš objektų gali būti palikti ateities žmonijai kaip pavyzdys, kaip tas gelžbetonis įsiskverbia į miestų planavimą, į architektūrą. Na ir kadangi aš Le Havre irgi pakankamai gerai žinau, tai galima pasakyti, kad patys Le Havre gyventojai čia nėra vienareikšmiškos nuomonės. Vieni galvoja, kad tai yra tarptautinis pripažinimas, kitiems jie atrodo kaip ir toks papildomas reguliavimas ir taip toliau. Tai, žodžiu, yra argumentai arba, taip jeigu labai supaprastinant, arba išskirtinis, arba reprezentuojantis kažką. Tai Kaunas, ką mes argumentavom, kad Kaunas reprezentuoja 20 amžiaus pirmoje pusėje besikuriančias naujas sostinės. Aišku, Kaunas nebuvo sukurtas nuo švaraus lapo, bet vis tiek tas laikinosios sostinės fenomenas, jisai, matyt, buvo pakankamai įtikinantis argumentas. Gerai, ir jeigu kartą jau būtų apsispręsta, kad ta pagrindinė mintis, ta išskirtinė visuotinė vertė egzistuoja, tai ta biurokratinė kalba ir tas žanras, ir kodėl Kaunas, ir kaip Kaunas atsidūrė ten, tai reikia kriterijų, būtent kriterijas, tai yra tokia formalioji kalba, ir galbūt jūs šnekėjote apie gamtos kriterijus, tai architektūra turi savo 6 kriterijus. Ir vienas arba keli iš tų kriterijų turi būti panaudoti argumentuojant, kodėl, sakysim, viena ar kita vieta yra svarbi. Ir aš labai greitai prabėgsiu tos kriterijus. Ir tas duos bendrą paveikslą, kuomet jau mes šnekėsim apie Kauną, kur šitie kriterijai ir apie ką. Tai pirmas kriterijus yra žmogaus kūrybinio genijaus šedevras. Tai yra kažkas tokio, ką didžiosios pasaulio pavardės, Gustavas Eifelis, Antonijo Gaudi, Le Corbusier, Frankas Lloydas Wrightas. Šiaip jau, jeigu žiūrėti, kas vyksta pastaraisiais dešimtmečiais, tai mados keičiasi, tas genijaus motyvas vis rečiau naudojamas, ir netgi dabar paskutiniais metais buvo įtraukta Franko Lloydo Wrighto pastatai Amerikoje, ir netgi buvo nepanaudotas pirmas kriterijus, tai čia toks labai įdomus atvejis, bet principė vis tiek. Bet Kaune mes pasaulinio lygio genialios architektūros dėja neturėjom, ir čia akivaizdu, kad negalėjom kandidatuoti. Kitas momentas yra antras kriterijus, kur
liudija svarbių žmogiškųjų vertybių transformacijas. Na, vėlgi, kad čia yra tikrai sudėtinga tokia profesinė kalba parašytas dalykas, bet ką aš taip supaprastinti tai pasakyčiau, antras kriterijus yra apie architektūros ir statybos technologijų, architektūros, urbanistikos, kraštovaizdžio, čia visi tie dalykai įsikomponuoja, raidą ir tos raidos svarbiausius momentus. Ir ta raida visi su procesais, ne su kažkokiom tai asmenybėm. Be abejo, už procesų slypi asmenybės, bet principai yra apie procesus. Ir va, pavyzdys yra, tarkim, Varšuvos senamiestis yra įtrauktas. Kaip žinia, jisai per antrą pasaulinį karą labai stipriai nukentėjo, praktiškai, nušluotas nuo žemės paviršiaus, gal per drastiškai pasakyta, bet pakankamai stipriai. Ir jisai įtrauktas yra už atstatymą kaip paveldosauginės veiklos liudijimas. Tai yra vienas iš tokių ryškiausių atstatymo fenomenų, ir va čia jeigu grįžtant, arba unikalus, arba reprezentuoja reiškinį. Tai genijus yra unikalus, reprezentuoja reiškinį, reprezentuoja paveldosaugą. Ir aišku, su paveldosauga galima atrasti daugiau reiškinių, bet tikrai Varšuva yra vienas iš tokių ryškiausių paveldosauginių, sakysim, procesų vykusių. Tai čia antras kriterijus. Trečias kriterijus irgi yra apie procesus, bet ne apie architektūrinius, bet apie kultūrinius procesus, kurie turėjo architektūrinę išraišką. Tarkim, vienas iš pavyzdžių yra didieji Europos kurortai yra įtraukti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Tai kurortavimas kaip fenomenas, jis yra be galo svarbus europietiškam identitetui, pasauliniam identitetui, 19 amžiui, nors, sakykime, nuo 18 amžiaus kalba eina iki 20, ten, sakysim, yra įtraukta su trečiu kriterijum, tarkim, alaus gamybos tradicija Čekijoje, ir dar keletas tokių dalykų. Tai yra kažkokia kultūrinė tradicija, kuri be abejonės turi materialią išraišką, ir ta materialioji išraiška jau tada gali būti, bet irgi tokia proceso lygmenyje. Ketvirtas kriterijus, kuris yra pats dažniausiai naudojamas, tai yra kažkoks išskirtinis pastato architektūrinio ansamblio ir panašiai tipas. Tai yra reprezentuoja kažkokį tai tipologiją. Tarkim, labai nemažai su 20 amžiaus susijų pastatų yra industrinė architektūra, tai yra pramoninė, kur kažkokios tai kasyklos, kažkokios tai gamybos išskirtinės linijos. Ir Kaunas būtent papuolė po tipologiją, tai yra po sostinės kūrimo fenomenų, kad kokios kūrimos sostinės. Čia pavyzdys, tarkim, socialiniai būstai. Socialinis būstas kaip fenomenas, kaip tipas, kaip idėja, jisai iš tikrųjų ateina nuo seniausių laikų, mes ir Lietuvoje turim špitolės, taip vadinamas, jau gal aišku nėra tiek daug ir tikrai nepadengia viso poreikio, bet 19 amžiuje tai įgauna visiškai kitą mastelį ir pasaulinio lygio pavyzdžiai, tarkim, kaip čia iš Belgijos, jau jie atsidūrė UNESCO pasaulio paveldo sąraše. Tai yra tipologija. Penktas kriterijus, kuris su 20 amžių gana retai turi, tai yra miestelių kažkoks susikūrimas, tai yra išskirtinės tradicinės gyvenvietės. Gal Lietuvoje galėtų būti arti to, sakykime, galbūt Visagino miestelis, kuris yra pastatytas kartu su atominė elektrinė, ir toks įvyko procesas, bet vėlgi ten tradicijos nėra, tai čia gana, ko gero, sudėtinga, bet, tarkim, Kalnakasybos miestelis Norvegijoje yra kaip pavyzdys. Ir šeštas kriterijus yra kažkokio tai įvykio, kažkokio tai, dažniausiai taip jau gaunasi, kad baisaus įvykio, bet nebūtinai kažkokių žudynių, kažkokio tai baisaus, gali būti ir kūrybiško, tarkim, Rabindranato Tagorės yra įtraukta mokykla Indijoje, bet, tarkim, Aušvico Birkenau stovykla, tai aišku,
nėra nei architektūrinės vertės, nei kažkoks fenomenas, kurį vertėtų pamatyti, tai yra baisus įvykis. Na, ir jis įtrauktas po 6 kriterijų. Tai va, tai jeigu labai apibendrinant, tai reikia, ir ką Kaunas turėjo padaryti, reikia išskirtinės visuotinės vertės, kodėl to didžiojo pasakojimo, ir tada tą didįjį pasakojimą reikia argumentuoti. Ir tas argumentavimas nėra laisvas žaidimas, tu turi labai aiškiai pasirinkti vieną iš 6 kriterijų. Ir tų kriterijų, kaip matot, nėra be galo daug ir mes kažką tai turėjom pasirinkti. Tai mes pasirinkom 2 ir 4. Tai yra standartiniai. Tai yra 4, kaip žinia, tipologija. Na, tai Kaunas yra, kai buvom suformuotas, išskirtinio istorinio miesto centro, patyrusios pačią urbanizaciją būtent laikinąją sostinę. Tai va toks išskirtinis pavyzdys. Na ir mes siūlėme 2 kriterijų, kad jisai išplečia modernizmo sąvoką, bet Pasaulio paveldo komitetas to kriterijaus nepatvirtino. Tai dabar yra toks truputį, sakykime, biurokratinis liapsusas, nes oficialiai yra patvirtinta pagal 4 kriterijų Kaunas, o čia irgi matot iliustracijoje tokia mažytė detalė, bet nominacinė byla, kuri prikabinta, yra su 2 kriterijais ir pagrindas. Bet iš esmės čia vėlgi yra debatų klausimas ir aš kaip specialistas esu absoliučiai giliai įsitikinęs, kad mes turėjom ir 2 kriterijų, o 2 kriterijus, kaip mes kalbėjom apie architektūrinius reiškinius. Tai Kaunas yra apie modernizmą kaip po tokį ir pasakymą, kad modernizmas yra ne tik bauhausinis, bet kur kas platesnis fenomenas. Ir mano galva 2 kriterijus netgi stipresnis yra negu 4, bet sakykime taip. Tai va, ką atskleidžia tas mano pasakojimas, aš tikiuosi ta virtuvė, kaip tie procesai vyksta, kodėl ir kas per kova vyksta. Na ir gerai, jeigu jau kartą mes nusprendėm, kad yra išskirtinė visuotinė vertė, kad yra kriterijai kažkurie, kurie atitinka įrodymus, tai reikia daiktinių įrodymų to, tai yra autentiškumo. Tai yra irgi būtina sąlyga, kad būtų ta medžiagiškoji, ta apčiuopiama, pačiupinėjama vertės įrodymas. Na, kitaip tariant, į tą teismą tu turi atnešti įrodymus. Na ir autentiškumas, kaip jau aš buvau truputį užsiminęs, viena vertus yra stiprioji Kauno urbanizmo, Kauno architektūros, sakykime, ir urbanistinė, architektūrinė prasme, viena iš stipriųjų pusių. Iš kitos pusės taip pat ir silpnoji, nes ypač pastaraisiais dešimtmečiais vyksta didžiulė kaita. Na ir čia aš pavyzdį įtraukiau, kad autentiški seni langai yra išimami, sudedami plastikiniai, kurie jau neturi nieko bendro su tuo laikmečiu. Ir iš esmės, čia toks filosofinis klausimas. Tarkim, jeigu žmogui įdėsi dirbtinį sąnarį, dirbtinį akį ir taip toliau, kada jis jau taps kiborgas, o ne žmogus? Sako, aišku, kad smegenys arba širdį, bet dirbtinę širdį irgi galima dirbti, tai smegenys belieka. Čia gal toks makabriškas palyginimas, bet vis tiek, čia yra tas balansas. Visuomet yra paveldosaugai labai svarbu, nes jeigu tu viską persakysi, tarkim, valdovų rūmai. Mes atsimenu kažkada Vilniuje, kai mes rašėm architektūros gidą Vilniaus, tai mes įtraukėm jį prie šiuolaikinės architektūros, nes tai yra naujas pastatas, statytas iš gelžbetonio, šiuolaikiniam technologijom, nieko bendro neturintis išskyrus vizualinį pavydalą su praeitim. O šiaip paveldosaugai, tas autentiškumas, bent jau UNESCO pasaulio paveldo kontekste, jis yra fundamentalus, jeigu nėra išlikusio autentiškumo, ir kad patikrinti, tada atvažiuoja ekspertas, jisai vaikšto, užeidinėja į vidų, į išorę, žiūri ir iš tikrųjų Kaunas būtent dėl naujų statybų istorinėje aplinkoje, dėl tų visų praradimų gavo labai daug pastabų ir mes, jeigu nuoširdžiai specialistai galvojam, kad vis dėlto nepapuls Kaunas į UNESCO, vien dėl to, kad autentiškumas stokoja, bet papuolėm. Tai pakako to autentiškumo, sakykim taip. Na ir paskutinis momentas, jeigu yra autentiškumas, yra kriterijai, tai tuos kriterijus turi pagrįsti atributai.
Tai yra kaip pamatuoti, jeigu tu kartą sakei, kad yra kriterijus, kad yra išskirtinė sostinė, bet kaip pamatuoti, kur yra tas mato vienetas. Tai va, čia yra, ko gero, pati svarbiausia skaidrė, nors ir įsidėta į tokią lentelę, tai yra, mes padarėm tokią atributų lentelę, tokių mato vienetų, ir per kuriuos aš ir pristatysiu šiandien tą Kauną ir per UNESCO prizmę, ko ten reikia, kokie dalykai yra, be kurių negali tas kriterijus būti įgyvendintas. Tai mes apie tai atskirai šnekėsim, aš čia dabar nesistosiu, bet tai yra ir gamtos elementai, urbanistinė struktūra, stilistinė įvairovė, funkcinė įvairovė, nematerialusis paveldas, ir kiekvienas iš jų paskui yra išplėstas. Ir galų gale dar vienas momentas yra tai vadinamas integralumas, tai yra ar pakanka tų dalykų, tų autentiškų elementų pagrįsti, tų atributų, ar jų yra užtenkamai, pagrįsti tą išskirtinę visuotinę vertę. Ir čia yra irgi didžiulis debatas, ir aš specialiai dėjau jums nuotrauką iš Gdynės, jeigu kas nors dar manęs klausot ir sekat, tai čia yra, sakysim, nominacinė byla, kuri nepraėjo. Gdynė praeitais metais teikia, šiais metais iš tikrųjų teikia ir nepraėjo. Tai yra raudona linija apibrėžta centrinė dalis, kuri buvo nominacijos dalis, ir mėlyna yra buferinė zona. Bet iš tikrųjų Gdynės fenomeną jie teikia kaip modernistinį miestą, lygiai taip pat kaip ir Kaunas, kaip uostą. Jį sudaro ir, sakysim, taip kaip mūsų Žaliakalnis, tai jų Kamena Gūra, taip pat uosto dalis buvo labai nedidelė įtraukta. Tai kitaip tariant, nepakako tų atributų, nepakako tų autentiškų elementų, kad išpildytų tą pažadą, kuris yra suformuotas išskirtinės vertės aprašyme ir pagrįstas kriterijais. Tai va, čia tokia yra sudėtinga biurokratinė sistema. Ir Kaune mes ilgą laiką iš tikrųjų diskutavom, išskirtinė visuotinė vertė, kas yra Kauno, pakanka, kas yra tas užtikrina integralumą, ko pakanka, kad perduoti tą žinutę. Ir tarkim, vienas iš pirmųjų dalykų čia yra raudonai pažymėta tai, kas yra saugoma lietuviškajam kultūros vertybių registre, o mėlynai mes buvom sužymėję tokias teritorijas, kur iš tikrųjų yra išlikę daugiausiai autentikos, ir galvojom, gal reikėtų atskirus objektus duoti, o ne visą Kauną. Bet finale gaunasi, kad vis tiek neužtikrina viso to pasakojimo, ir finale gavosi va štai ta raudona teritorija apibrėžta, raudona linija apibrėžta teritorija ir mėlyna linija apibrėžta buferinė zona. Visi šitie, tiek buferinė zona, tiek, sakysim, buferinės zonos dalis, tiesą pasakius, Naujamiestis, bet dabar yra rengiamas specialusis Naujamiesčio planas, ir kai kas papuls jau kaip saugoma zona, čia gal tokie biškiau specifiniai architektūriniai niuansai, bet kokiu atveju viskas yra saugoma, nes čia yra jau iš realaus kultūros vertybių registro tas žemėlapis. Ir vėlgi, jeigu žiūrėti tą integralumo prasme, tai iš tokio visiškai paviršutiniško šaltinio, kur gyvenu LT, čia yra registrų centro duomenys, Kaune yra virš 40 000 pastatų. Aš jau čia tos printskirimus senokai dariau, gal jų atsirado daugiau. Ir jeigu įvedi kriterijų pastatai, kurie yra pastatyti nuo 1918 iki 1940, tai tokių yra 6000. Ir jeigu pasižiūrėsi, gana tolygiai pasiskirstę po visą miestą. Tai reiškia, kad ne tik Naujamiestis, ne tik šita zona, bet ir Žaliakalnį čia yra, ir Griciupe, ir Šančiuose labai daug, ir Aleksote, ir Vilijampolėje. Ir iš tiesų ne viskas pateko ir nepateko netgi super aukščiausiai įmanomos vertės pastatų, tarkim Kauno klinikos. Urbino Kosano, aš nežinau, ar kas nors pamenate, iš Paryžiaus yra Montparnaso bokštas, toks juodas, Paryžiuje vienas iš tokių orientyrų. Tai tas pats architektas, kai jau buvo
Kaune, jis projektavo klinikas savo jaunystėje, tai toks tikrai pasaulinio garso architektas. Ir pats kompleksas yra milžiniškas, vienas didžiausių Baltijos šalyse, su tunelių sistema, su iki šiol veikiančia inžinierinė infrastruktūra, ir jisai nepateko į tą, sakysim, mūsų zoną, nes vėlgi diskutavom, kiek galima plėsti, kur. Tai žodžiu, kodėl aš visą šitą pasakoju, kad viskas yra be galo sudėtinga sistema, kur yra toks žongliravimas argumentais, kas yra ta vertė, kokie kriterijai pagrindžia, kiek yra ten autentiškumo, ar tie autentiški elementai turi savo pakankamą atributų sąrašą, kad pagrįstų tą kriterijų. Ir tada, jeigu analizuoja, važiavo ekspertas, analizavo visą Kauną, ir iš tikrųjų mes gavom pastabų, kodėl Šančiai nėra įtraukti, kodėl Žaliakalnis nėra įtrauktas. Ir vėlgi, čia jeigu įmant detalėmis, tarkim, viršutinė dalia Višinskio gatvė, jinai niekaip nesiskiria nuo kitų gatvių Žaliakalnio, o mes juos neįtraukiam vėl dėl to, kad nėra kultūros vertybių registre, o dabar vyksta procesai, kad kultūros vertybių registre galbūt įtrauktų ir šitą teritoriją. Tai kitaip tariant, po tuo tokiu kaip ir, sakysim, pompastiškų pripažinimų slypi didžiulis biurokratinis toks rebusas, kurį reikėjo išspręsti, ir to rebuso tokia kaip ir vertikalė nuo išskirtinės visuotinės vertės, nuo pačios idėjos, kodėl, iki kaip tą idėją pagrįsti ir kaip tą atrasti. Tai vat bandykime tą idėją ir paanalizuoti, kas iš tikrųjų Kaune yra vertingo, kokios yra šitos vertybės. Vėlgi, jeigu kalbant apie UNESCO pasaulio paveldą, architektūrinį, ne gamtinį, bet yra ir gamtinės, ir architektūrinės, ir bendrosios, mix taip vadinamos. Tai kalbant apie architektūrinę, tai gali būti ir atskiri pastatai, ir teritorijos. Kaip jau sakiau, kuomet mes rengiam bylą Europos paveldo ženklui, mes pasirinkom strategiją atskirus pastatus įvardinti. UNESCO tuo tarpu yra urbanistinė teritorija. Tai urbanistinė tai reiškia, kad visa teritorija jinai yra pripažinta kaip saugoma, na ir kartu dar jinai priešas turi savo buferinę zoną. Tai nereiškia, kad kiekvienas pastatas viduje yra saugomas, bet jeigu atkreipsi dėmesį, yra tie pilkesni yra iš tarpukario, tai yra kiekvienas to laikotarpio pastatas yra saugomas, plus aplinka, jinai turi savo reikalavimus, ir tie reikalavimai yra tokie, kad neužgožtų miesto charakterių, kad neužgožtų tos autentiškos pirminės tarpukario architektūros kuriamos dvasios. Ir ką aš jau sakiau, kalbant apie autentiškumą, tai autentiškumas gali būti pastato elementų, bet gali būti ir urbanistinis autentiškumas, kuris išlaiko gatvių struktūrą ir visą kitą. Ir visi šitie procesai, kurie vyksta Karaliaus Mindaugo krantinėje, tarkim, Akropolis, Mokslo sala, Mokslo sala gal čia iš tikrųjų ir ne taip kenkia, bet Akropolis, paskui čia naujai atsiražęs garažas, jisai keičia mastelį, jisai keičia užstatymo tankį, jisai keičia vizualinę svarbą, vizualinį, sakysim, tokį reikšmę šitų pastatų. Ir palaipsniui to autentiškumo mažėja. Ir, tarkim, ne vienas pasaulio miestas, šiaip tai keletą, tai renkasi strategiją išbraukti, tarkim, Liverpoolis išsibraukė iš UNESCO pasaulio paveldo sąrašą vien tam, kad galėtų atiduoti teritoriją vystytojams, nes netgi jeigu, sakykime, tuos visus pilkus pastatus išlaikysi, bet viską užstatysi didžiulio mastelio pastatais, tai jau bus prarastas urbanistinis autentiškumas. Tai negalima, tokia strategija yra neįmanoma. Tai vėlgi tada klausimas, kur ta proporcija, sakykime, kas miestui svarbiau. Ir čia toks atviras klausimas. Ir jeigu nori, dėl to mes ir galvojom apie atskirus objektus, bet jeigu norit kalbėti apie atskirus objektus, tada
tas sostinės pasakojimas nelabai išsipildo, tada reikėtų to pirmo kriterijaus genijaus, o mes šito genijaus neturim. Architektūros kokybė gal tik Prisikėlimo bažnyčios tokia pasaulinio lygio, bet net ir bažnyčia pati nėra pasaulinio lygio. Bažnyčia taip, bet visa kita toks vidutinė architektūra. Viskas per visumą ateina. Tai va tokie argumentai čia tikrai buvo labai įdomus ir milžiniškas debatas. Gerai, tai urbanistika, tai tos urbanistinės vertės. Tai išskirtinė visuotinė vertė, tas jau pamatinis, skėtinis, filosofinis, idėjinis dalykas, kas buvo parašyta nominacinėje byloje, kad Kaunas buvo transformuotas į modernų miestą, kuriame šiuolaikinis urbanistinis planavimas, tai suprask, to meto, ir architektūra buvo derinami su anksčiau egzistavusiomis gamtinės, urbanistinėmis ir kitomis vietos sąlygomis. Tai va čia yra pamatinis momentas anksčiau egzistavusiamis. Jeigu, ir atkreipkite dėmesį, dar nominacijos pavadinimas yra modernistinis Kaunas. Tai kas yra modernioji urbanistika? Tai modernioji urbanistika, tradiciškai aš dar grįšiu prie skaidrių, yra apie nušlavimą iki tol egzistavusio sluoksnio ir kompleksiškai sukūrimą kažko, arba kompleksiškai sukūrimą tuščioje vietoje. Na ir čia tokių radikaliausių vienas iš pavyzdžių, Le Corbusier pasiūlė nušluoti Paryžiaus Marais kvartalą, 19 amžiaus kvartalą, ir užstatyti jį tokiais daugiabučiais. Tai būtų tikras modernizmas. UNESCO pasaulio paveldo sąraše yra, tarkim, Brazilijos sostinė Brazilija, irgi sostinė, mes darėm lyginamąją analizę, aš dar nešnekėjau apie lyginamąsias analizės, kurias reikia padaryti. Tai irgi yra, švaraus lapo, tiesiog sukurtas miestas ir tikrai jis yra išskirtinis modernistinis pavyzdys. Tai tuo tarpu Kaunas, jisai buvo pastatytas ant 19 amžiaus vidurio suplanuoto naujamiesčio tinklo urbanistinio. Žaliakalnis galbūt buvo naujai planuotas. Tai va tas, ir čia buvo mūsų pagrindimas, kodėl net ir sovietmetis irgi integruotas į bylą, kad mes sakėm, kad iš tikrųjų tas ketvirtas kriterijus, va ta ketvirta, kad laipsniškas vystymasis grįstas pagarbą susiklošiusią urbanistiniam kontekstui ir gamtiniai aplinkai. Tai va tas pagarbos kontekstų momentas, jisai modernizmui nebūdingas. Ir dėl to mes įvedėm tą antrą kriterijų, atsimenat, antras kriterijus apie modernistinius reiškinius, kad Kaunas yra pavyzdys, kad modernizmą kaip tokį pasaulinį fenomeną, jį galima pristatyti per kitą prizmę. Ne nušluojant, bet prisitaikant. Na ir jeigu ten, sakysim, kažkas iš jūsų iš dailės mokytojų yra, kalbant apie Bauhausą, apie modernizmą, apie modernistinę urbanistiką, tai vat Kaunas, ta Kauno modernistinė urbanistika, jinai tokia yra subtili, kurie apjungia ir naują planavimą Žaliakalnyje, miesto sodo principais, ir užstatymą ir perplavimą tos 19 amžiaus teritorijos perplavimą, tai yra kvartalų pakeitimus. Tai va tas kriterijus ketvirtas ir tada eina į atributus. Tai atributai vienas buvo gamtiniai elementai. Tai ką mes ir atributus, vėlgi, jeigu kalbam apie saugojimą, tai pamatinis dalykas, per ką saugomas, tai yra lietuviška paveldosauga yra vadinamosios vertingosios savybės, o, sakykime, tarptautiniai kalboje atributai. Tai yra tie dalykai, kuriuos reikia saugoti, nes jeigu jie dingsta ir vertė. Nebelieka autentiškumo, ir nebelikus autentiškumo, nebelieka kaip pagrįsti kriterijų, nepagrindžiant kriterijų, dingsta visuotinė vertė. Tai va, tai ką mes saugojam, tai mes saugojam terasas, šlaitus, želdinius, parkus. Na ir čia yra želdinių schema, kuri buvo padaryta, tai čia yra pagal kokybę, žalesni yra kokybiškesni, geltoni yra mažiau kokybiški, na, kitaip tariant, visą reikia pakeisti. Bet principė Kaunas yra be galo žalias miestas, šiaip jau paėmus. Ir tai yra saugoma. Ir dėl to, kai čia buvo tas vajus dėl medžių kirtimų, tai iš tikrųjų irgi toks momentas yra susijęs ir su UNESCO. Bet kas, na ir
tai rodo ir senieji, sakykime, senosios nuotraukos ir kas yra labai svarbu, kad Kaune matosi šlaitai. Na ir iš kitos pusės būtų galima pasižiūrėti. Tai va tos žaliojo karkaso ir aišku, negalima užstatyti parkų. Parkai yra saugomi. Negalima Laisvės alėjoje iškirsti liepų, gal čia yra debatas dėl autentiškumo, galbūt jas galima persodinti kitomis. Tai čia jau kaip specialistai nuspręs, bet žalia turi būti, nes jeigu nebeliks žalumos, dings atributas, dingus atributui, dings priežastis Kauną saugoti. Ne. Tai tokie momentai. Na, o kitas su žaluma, su tais žaliaisiais elementais susijęs dalykas, kaip jau minėjau, kad viršutinė Kauno dalis, Žaliakalnis, čia yra šlaitas šitoje vietoje, jinai buvo suprojektuota kaip miestas sodas. Na ir čia irgi, nežinau, kiek jūs esate susipažinę, girdėjote, 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioje, Britai suformavo tokią koncepciją, Benelis ir Hovardas, miesto sodo. Ir, sakykime, idėja tos miesto sodo yra, kad, kaip Benelis ir Hovardas sako, apjungti į santuoką kaimo ir miesto privalumus. Kaimo privalumas yra švarus oras ir žaluma, miesto privalumas yra socialinė ir kultūrinė infrastruktūra. Tai, čia taip mandrai pasakyta, bet principė tai, kad būtų daug žalumos ir kad miestas būtų tam tikro nedidelio mastelio, negigio mastelio, jūs dabar tiksliai neatsimenu, man atrodo, iki 40 000 gyventojų. Tai Kaunas jau buvo didesnis, bet ir tas radialinis planavimas, tai centre yra visuomeniniai pastatai, o paskui į pakraščius nuplaukia gyvenamieji. Tai šita dalis, jinai buvo įgyvendinta, tik tai nedidelė dalis iš viso suplanuoto miesto, aš dar neįdėjau, buvo ne tik ta UNESCO teritorijos dalis, bet ir visas miestas buvo suplanuotas. Tokio Mariaus Francino, danų architekto, žymaus miesto sodo projektuota toje tarptautinio Antano Jokimo vietoje 23 metais. Beje, irgi įdomu, kad Kaunas atgavus nepriklausomybę 23 metais iš tikrųjų buvo pilnas tokių gerų utopinių idėjų, optimizmo ir ne viskas vėliau buvo įgyvendinta. Tai va, ir tas miesto sodas, aišku, jisai gražiai atrodo ant žemėlapio ir čia yra oro nuotrauka, jeigu pasižiūrėtumėt, aš nežinau, ar matot mano kursorių, tai čia yra ta pati, bet ir ąžuolyno parkas, tai visi šitie žalieji elementai integruojant į miesto sodą, jie turi išlikti. Na, čia tokia viena smulki detalė apie gamtą, kurią aš labai mėgstu, toks tarsi požiūrį lietuvišką parodo. Čia yra naujai pastatytas Vytauto Didžiojo karo muziejus. Ir atkreipkite dėmesį, kad visiškai šalia korpuso yra išlikę 2 aukšti beržai. Čia matos statybų procesas. Akivaizdu, kad tai trukdo statyboms. Akivaizdu, kad jie yra nesimetrijos ašyje, bet jie yra išsaugoti. Tai šiandieną tai niekas nesistebėtų, viskas kaip ir, mes jau suprantam, kad gamta yra reikšminga dalis. Tai va tas momentas, jisai iš tikrųjų yra ir mentaliteto prasme, ir kažkaip tai gavosi, kad iš tikrųjų tas Kauno žalias miestas, tai va mes tą, sakysim, atributų pavertam ir tas žaluma, tas žalio karkaso išsaugomas yra atributas. Tų atributų, man atrodo, kiek ten 6-7 yra, tai mes apie juos prieisim. Kitas atributas yra miesto struktūra ir miesto morfologija. Tai yra gatvių tinklas, ašys, vaizdai, orientyrai, sklypų tipai, pastatų tipai, forma ir padėtis. Ir aš gal taip jau neisiu super detaliai, morfotipus, bet principė tai yra tas urbanistinis karkasas. Ir kas įdomiausia, sakykime, ir va čia yra ta schema. Ir mes tos schemos šiandieną negalim keisti. Vėlgi, jeigu mes, aišku, ko gero, beveik ir poreikio nėra, nebent sugalvotų, kas ąžuolyną užstatyto. Beje, vėlgi irgi toks momentas, kad, sakysim, tie procesai, ta plėtra, kuri vyksta šioje vietoje, jinai irgi kenkia autentiškumui, nes, sakysim, atsiranda nauji dariniai. Bet yra vienas labai įdomus momentas. Čia matom šitokias rodiklytes nukreiptas į ašis. Tos rodiklytės rodo, kad
iš čia atsiveria apžvalgos taškai į šlaitus. Ir tai turi būti išsaugota. Ir tai neatrodo taip labai paprasta. Dabar yra kaip tik rengiamas Kauno naujamiesčio specialusis planas. Ir mes tas pačias rodiklės matom čia. Bet Marvelėje šitoj vietoj yra dabar planuojamas didžiulis Nemunaičių kompleksas, kuris iš esmės užstatys visą terasą ir to žalio šlaito nebesimatys iš šitų apžvalgos vietų. Ir tas atributas bus prarastas. Tai reiškia, kad potencialiai yra, ir kaip jau sakiau, čia yra tas, nuo kada jau žmogus tampa kiborgu, nepaisant to, kad makabriška, bet nuo kada jau nebėra pakankamai tų atributų, kai vieną gali prarasti, antrą, ir kažkada jau tas balansas persisveria ir UNESCO teritorija praranda savo statusą, ir tada, nes vykdoma yra pasaulinė stebėsena, ir tą teritoriją galima siūlyti išbraukti. Tai čia tas labai įdomus momentas, iš tikrųjų, kaip čia toliau vystysis ir mes kaip rengėjai specialio plano, istorinės dalies, architektūrinės dalies, tai aišku, čia aš ne prie ko, mes siūlom riboti aukštį, Kauno savivaldybė nesutinka ir aš manau, kad ir nesutiks ir mes tikrai tą atributą prarasim. Bent jau dalį, sakykime, į anuos šlaitus, prisikėlimo bažnyčios apžvalga jinai išliks, bet šitoj vietoje apžvalgos neliks ir neliks to atributo, to žaliojo miesto charakterio, miesto dvasios. Tai tokie įdomus dalykai. Kitas iš urbanistinių momentų atributų yra funkcija. Vėlgi, ir tie atributai reikalingi tam, kad pagrįsti sostinę. Tai kas sostinę sudaro? Urbanistinis karkasas, tas žalias charakteris ir sostinės statusui būtini pastatų funkciniai tipai. Tai ir čia iš esmės mes kalbam, kad naujamiestis turi išlaikyti administracinio kultūrinį centro charakterį. Tam manau, kad niekas negresia, viskas toliau vystosi tą linkme, tarkim, mokslo sala, kaip jau sakiau, atsiradus tas objektas, jisai toliau tą išlaiko. Žaliakalnis turėtų išlikti su rezidencinė rekreacinė sporto infrastruktūra. Ir čia tie namukai du iš Žaliakalnio. Čia jau iškyla klausimų, nes yra, sakykime, spaudimas, kad gal ne toks stiprus, bet potencialiai gali, kad ten atsirastų didesni visuomeninės paskirties pastatai. Tai reiškia, jau tą rezidencinį charakterį naikina. Tai vėlgi klausimas. Ir pats įdomiausias momentas tai autentiškos arba panašios funkcijos simboliniai pastatai. Tai yra tie pastatai, kurie reprezentuoja, kurie ašiniai, kurie yra apie sostinės kūrimą. Tai mintis buvo ta, kad jeigu mes kalbam apie urbanistinį charakterį, tai atskiros teritorijos, jeigu dar grįžti prie žemėlapio, tarkim, matot 1.1, 1.3, 1.2, 2.3, tai yra atskiros teritorijos ir kiekviena iš jų turi savitą charakterį. Tarkim, 1.3 yra industrinė teritorija. Ir čia vėlgi yra didžiulis spaudimas dabar, rengiant naujamiesčio planą, kad, sakysim, tas pramoninį charakterį nebesaugoti, kad užstatyti rezidenciniais pastatais, nes ten buvo pieno centras, Ragutis. Ir vėlgi būtų prarastas atributas. Ar jis bus prarastas, ar nebus prarastas, čia vyksta didžiulė kova. Ir šiaip jau miestui pačiam, miestiečiams gal ir gerai, kad ten atsirastų rezidencinis, bet jisai nebeišlaiko to autentiškumo. Ir mes dar kažką prarandam, tai prarandam vizualinius dalykus, prarandam industrinį charakterį. Gerai, čia gal pesimistinis, bet, sakykime, tai kiekviena iš šitų teritorijų turi savitą, arba čia, tarkim, tas miesto sodas. Tai jeigu mes čia užstatysim daugiaaukščius gyvenamosius rezidencijos pastatus, jis irgi prarasta miesto sodo principą, nes miesto sodo principas grįžtas žemaukštė statyba. Nebėra to charakterio, atsiranda labai daug žmonių, tada žmonėms reikia aptarnaujančios infrastruktūros ir miestas įgyja visai kitą pobūdį, kuris vėlgi galbūt geras funkcionavimui, tačiau yra netinkamas pagrįsti tos kriterijus ir autentiškumą. Tai tokie dalykai. Ir simboliniai pastatai, jie privalo išlikti visuomeniniai. Ir čia vėlgi yra ne taip jau ypatingai paprasta. Tarkim, vienas iš ryškiausių simbolinių pastatų, čia nėra net ko abejoti, prisikėlimo bažnyčia.
jinai turi išlaikyti apžvelgiamumą, mes irgi esam ten, aš jau taip detaliai neinu, yra numatytos ašys, iš kur jinai yra matoma, ir vėlgi čia atsirado, aišku, Vailokaičio namo nebėra, tai sena nuotrauka, atsiradęs naujas užstatymas Pram projekto, jau jisai mažina tą apžvelgiamumą, irgi mažėjo to autentiškumo, bet aišku, jisai jau buvo mums rengiant nominacinį bylą, tai čia netaip svarbu. Įdomumo dėlį Prisikėlimo bažnyčios pirmas projektas atrodė štai taip, kažkaip panašiai į Sagradą Familiją, tai aišku, čia jau gal biškiai atskira istorija ir aš jau prie jos nebesigilinsiu. Bet buvo pradėti rinktos lėšos, yra reklaminis plakatas. Ir suvokus, kad tokio sudėtingo pastato nepavyks pastatyti, Karolis Reisenas gavo užsakymą pastatyti šiek tiek modernesnį ir šiuolaikiškesnį, bet kartu ir pigesnį pastatą. Tai va, bet grįžtant prie funkcijos, tarkim, bankas Lietuvos, kiek aš žinau, ketina išsikraustyti, jiems nebereikia šitų patalpų. Na ir tarkim, jeigu būtų įrengtas kazino, tai nėra kažkokia neįmanoma byla, vėlgi būtų pažeisti atributai, tai nebebūtų išlaikymas, vėlgi kaip traktuosi, bet tai nėra viešai prieinama erdvė, tai yra komercinė erdvė. Ir čia prasideda klausimai, bet kokie tie simboliniai pastatai, tai yra Teisingumo ministerija, Lietuvos bankas, muziejus, aišku, muziejui niekas negresia, čia kalbos nėra. Įdomumo dėlį, čia yra labai įdomi nuotrauka, nežinau, kas yra kauniečiai ir kiek mėgstat retas fotografijas, bet čia yra senasis muziejus, kuris dar stovi, ir naujasis muziejus yra ką tik pastatytas. Tai abudu muziejai vienu kartu, tai čia tokia itin reta nuotrauka. Vėliau šita dalis buvo nugriauta ir aišku, ir čia tie patys, kaip jau minėjau, medžiai, čia jų net daugiau, tai matyt, griaunant kažkurie iš jų buvo iškirsti, bet vis tiek 3, man atrodo, liko. Ir šitie irgi liko, tai va tokie įdomus momentai. Na ir be simbolinių pastatų mes taip pat įtraukiam į tą urbanistinę tipologiją, tai yra socialinė ir techninė infrastruktūra. Ir vėlgi, jeigu kalbant apie modernizmą, patys svarbiausi dalykai, kokie įvyko, tai yra socialinės infrastruktūros kūrimas. Tokių mastelių, aišku, kaip ir minėjau, ir tos pačios špitolės, ir tos pačios mokyklos, jos egzistavo ir tarpukario, bet tas bumas, tas masinis transformavimas miesto per mokyklas, per vandentiekį, per, sakysim, transporto infrastruktūrą, mes šitos dalykus įtraukiam kaip saugotinus. Na ir iš teritorijoje esančių mokyklų, tarkim, Kudirkos pradžios mokykla, tai tokia truputį gal senoviška, čia modernizmo nedaug joje, tokia istorizmo charakterio, bet vis tiek. Bet čia yra toks, vertas dėmesio truputį ekskursas apskritai apie, sakykime, tarpukario mokyklas. Ir pradžios, ir ne tik pradžios, ar gimnazijos, tai pradžios mokslas, dabar bijau tiksliai sumeluoti, bet ar tai 19 metais, kažkur panašiai 1919 metais įvestas, bet tai, kad jisai buvo įvestas, tai nereiškia, kad buvo tą politinę valią lengva įgyvendinti, nes tiesiog nebuvo patalpų. Ir didžioji dalis pradžios bent jau mokyklų, bet ir gimnazijų lygiai taip pat, ypač jeigu žiūrėti visos Lietuvos kontekstą, glaudėsi tam visiškai nepritaikytose patalpose. Ir vienas iš tokių labai, paprastai nuomodavosi. Labai tokių iliustratyvių techninių parametrų, tarkim, buvo reikalavimas, kad mokykloje žiemos metu nebūtų žemesnė temperatūra negu 9 laipsniai šilumos. Nežinau, kas iš jūsų leistumėt, jūs mokytojai, kas iš jūsų dirbtumėt 9 laipsnių temperatūrai. Jeigu plus 9, viskas pamokos vyksta. Čia aišku kalba būtent apie tokius pastatus, ne apie modernes mokyklas. O tuo tarpu modernizmas, ką atneša modernioji architektūra, modernizmas, 20 amžiaus, ką mes šnekam apie Kauną, kad mokykla turi būti integruota su aikštynu, kuriame galima atlikti kažkokius tai
mankštas, fizinės kultūros pamokas, kad jinai būtų toliau atitraukta nuo gatvės ir būtų gryno oro. Na ir mūsų nominacinė teritorija tokia yra pradžios mokykla darbininkų vaikams, dabartinė Jablonskio gimnazija, kuri turi, jeigu atkreipsi dėmesį, visą aptvertą teritoriją, perimetrą čia tuo metu nebuvo labai intensyvi gatvė, dabar gal būti intensyvesnė. Ir čia, aišku, jau yra ir tos erdvės kažkokios architektūra ir modernios architektūros pastatas, tai vėlgi, jeigu kalbant apie vertes, tai reprezentuoja tą įvairovę ir jinai visa sufokusuota toj teritorijai. Na, įdomumo dėliai tas pirminis Felikso Visporo 24 metų projektas, teritorija ta pati, kaip matome, tik tai architektūra istoristinė. Tai yra edukacinė infrastruktūra. Paskui miesto vandentekio infrastruktūra. Vėlgi vandentekis kaip po toks, jis yra absoliučiai modernybės ženklas ir čia yra, tarkim, nuotrauka iš 25. Aš dabar neatsimenu, bet pagal tiltą aš buvau kažkada nustatęs, man dabar jau užgeravo, tarkim 25 metų, bet čia esmės nesudaro. Esmė yra tame, kad kauniečiai skalbdavosi Nemune dar 25, iki 30 metų praktiškai. Ir vandentekis, jisai praktiškai vedamas iki pat nepriklausomybės pabaigos, čia yra schema iki 35 metų, kur, sakykime, išvedžiota. Tai tos dalys, tikrai ne visas Žaliakalnis viršutinis turėjo vandentekį. Tai vėlgi ta infrastruktūra, tiek ir Kauko laiptai kaip dalis, tiek ir pats vandentekio pastatas. Ir tai, kad jis yra išlikęs autentiškas, tai, kad jisai iki šių dienų dirba, tai irgi reprezentuoja tą miesto, tą urbanistinio audinio įvairovę. Ir vėlgi šitie objektai, jie privalo išlikti, jie yra suregistruoti, saugomi, ir taip pat kaip ir Kauko laiptai, kurie iš esmės yra to vandentekio dalis, tai yra nutiestas, patys laiptai yra ne kas kita, kaip toks požeminio vamzdyno uždengimais. Taip pat funikulieriai. Vėlgi, šiandieną funikulierius Žaliakalnio neveikia, uždarytas, bet jis yra saugomas kaip tos infrastruktūros dalis. Dar svarbi infrastruktūros dalis Žaliakalnį tai yra tas sporto kompleksas, nes vėlgi, čia kaip pats Landsbergis Žemkalis kažkada sakė, kad mūsų laikais kultūringumas yra matuojamas higienos įmonių ir jos supratimo laipsnių. Tai ta higiena, tas kūno higiena tuo metu buvo vienas iš tokių raktinių žodžių, ir kai mes šiandien šnekam apie dirbtinį intelektą, kaip toks raktinis žodis visiems tada įdomus, tai tuo metu kalbėti apie fizinę sveikatą, apie mankštas, apie gryną orą, ir tai aišku irgi yra dalis, nors kita vertus, čia tie fiziško auklėjimo rūmai įdomus ir technologiniu požiūriu, čia yra būtent lubos, kurios yra suprojektuotas tokiu labai plonu gelžbetonio tinklu, kas yra absoliučiai unikali konstrukcija, kurios kitur Lietuvoje nėra, su apšvietimu iš viršaus. Ir būtent tokios plonos yra Romuvos teatre, Romuvos kino teatre, bet aišku, kadangi kino teatras iš viršaus apšvietimo nereikia. Tai grįžtant prie to komplekso, ten yra stadionas, tai ir sporto halė beje, kuri vėlgi yra vienas iš tokių moderniausių infrastruktūrinių projektų, kur per keletą savaičių pastatytas iš metalinių arkų, plieno arkų. Iš esmės tai yra ta pati architektūra, kurią mes matome Europoje geležinkelių stotyse, prekybos paviljonuose, ir šiandieną Europos miestuose labai daug kur gali to rasti, tai čia mes irgi šitą dalyką turim. Tai pigių butų kolonija vėlgi kaip elementas, tai aš jau truputį gal čia greičiau prabėgu, tai vėlgi pagrindinė mintis, kuomet mes kalbam apie urbanistiką, apie atributus, kas yra, tai grįžtant prie to tokio labai glausto sakinio, už kurio slypi didžiulis kompleksas
autentiškų iš vertybių, kurias aš kai kurias parodžiau, kai kurias ne, tai yra gatvių tinklas, kuris, kaip jau šnekėjom, jam pavojaus beveik nėra. Ašys, vaizdai ir orientyrai. Ašim, kaip žinoma, jau gresia pavojus. Orientyrai tai yra patys svarbiausi pastatai simboliniai, tai, sakysim, jų funkcijos gali. Ir paskui mes apie sklypų tipus nekalbėjom, gal tiesiog per daug visko. Ir pastatų tipai, tai ką mes šiek tiek aptarėm apie tos skirtingas tipologijas. Na ir kad tos tipologijos, jos ypač tas charakteris, kuris yra atskirose teritorijose, kad jisai nepasikeistų, tai čia ko gero dabar pats didžiausias debatas apie 1,3 teritoriją, kad iš pramoninio charakterio, tiksliau iš mišraus pramoninio gyvenamojo dabar yra toks tarsi spaudimas iš verslo konvertuoti į rezidencinę, bet jeigu būtų vien tik tai rezidencinė, tas pramoninis charakteris būtų prarastas, tai būtų prarasta dalis to autentiškumo, kuris buvo argumentas patenkant į nominacinę bylą. Tai na ir simboliniai pastatai, ir taip pat atskiros tipologijos, tai mintis yra ta, kad, tarkim, ko gero taip nenutiks, kai kas iš tų dalykų yra savaime suprantama, kai kur iškilo problemos, tai mokyklos, ko gero, niekas nežada griauti, bet hipotetiškai, jeigu nugriautų visas naujamiesčio mokyklas, mes irgi prarastume vieną funkcinę tipologiją, ir kartu prarastume dalį autentiškumo, kas šiek tiek vyksta, sakykime, su šita teritorija, kur yra stadionas, tai dabar vyksta didžiulė plėtra, statomi nauji pastatai, lengvosios atletikos maniežas. Sunku pasakyti, kaip būtų įvertinę ekspertai, jeigu būtų buvę, sakykime, jų atvykimo metu, bet, visur yra toks to balanso ieškojimas. Galbūt tas autentiškumas, bent jau funkcinė prasme, tai jisai išlikęs su naujais pastatais. Tai tiek apie urbanistiką, kuri susideda iš žaliojo karkaso, iš teritorijos skirstymo ir iš to, kaip yra užpildoma teritorija funkciniais tipais ir simboliniais orientyriniais pastatais. Kitas momentas, kita vertybė yra architektūrinė vertybė. Kitaip tariant, architektūros vertė. Ir išskirtinės visuotinės vertės apibrėžime irgi rašo, kad šioje transformacijoje ypač svarbus vaidmuo teko architektūrai, čia įdedu laužtinius klausus, kur kalbam apie urbanistiką, ir Kauno modernizmas išskirtinai liudija autentiškai daugialypį modernizmą, gimusi iš vietinių ir politinių kultūrinių poreikių. Tai čia yra pamatinis tas dalykas, kai mes kalbėjom apie urbanistiką, kad jinai netitinka klasikinių moderniosios urbanistikos kriterijų planuoti teritoriją nuo švaraus lapo, turėti atitrauktus sklypus nuo perimetro, kad būtų daugiau žalumos, turėti didelis tarpus tarp pastatų, tam, kad vėlgi tos pačios žalumos iš gryno oro būtų. Tai mes statom į senuosias sklypų teritorijas ir tas teritorijas saugom, tai lygiai taip pat su architektūra. Čia įdėjau specialiai medinį pastatuką iš Lietuvių gatvės, nei vienam modernistinės architektūros vadovėlį tokio objekto net surasti kaip modernizmo architektūros pavyzdžio, o mes kalbam apie modernistinį Kauną. Tai aš dar prie medinės architektūros sugrįšiu, bet labai trumpai tą tokį perskyrą, kas yra kaunietiška, kas yra tarptautiniam kontekste modernizmas. Tai jau mes minėjom Bauhausą, tai vienas iš modernizmo principų yra, čia yra toks žaidimas beje Bauhauso mokykloje, kad modernizmas yra sukurtas iš atskirų tūrių, kurie tarpusavį išdėstyti asimetriškai, remiantis funkciniais poreikiais. Na ir mokyklos, tarkim, sovietmečio mokyklos yra labai geras pavyzdys, sporto salė yra vienas tūris, ten, sakykime, auditorijos yra kitas tūris, galbūt valgykla dar trečias tūris. Na tai toks, sakykime, žaismas tūriais, nes klasikinėje architektūroje tai yra vienas kubas, kuris yra simetriškas ir simetrinė įėjimo ašis,
yra dekoruota, viskas yra puošnu. O kitas principas yra laisvas išplanavimas. Tai kitaip tariant, vėlgi čia yra dar kitas žaidimas. Taip kaip gali dėlioti tūrius, taip gali stumdyti sienas ir tos sienos irgi nėra kažkokius tai simetriškus koridorinės sistemos gniaužtus įdėtos, bet yra toks laisvas išplanavimas. Tai jeigu taip baisiai primityviai, ko gero būtų galima modernizmą apibrėžti kaip tokią tūrio ir išplanavimo revoliuciją, kuri atsiriboja nuo simetrijos, tarkim yra Barselonos paviljonas, nėra simetrijos ašies, nežinai, kur pagrindinis įėjimas, tai yra toks skulptūriškas kūrinys, kurio estetinė kokybė slypi jo skulptūriškume, o ne simetrijoje ir dekore. Tai ir, tarkim, pasauliniam kontekste vienas iš tokių etalonių pavyzdžių, Weizenbaum-Siedlung Štutgarte, čia būtent tūriai, planinė struktūra čia nematom, apie ją žinoma ir Lietuvoje. Čia yra citata, kad taip antai dabar ruošiama tokia paroda Štutgarte, statomus kelios dešimtis paveikslų namų, kurių autoriai yra žymiausi Europos architektai. Ir dabar, kas įdomu, kalbant apie Kauną, kad tų asimetriškų dekoro neturinčių pastatų yra praktiškai ant rankų suskaičiuoti. Tai arba mes negalim pretenduoti į tą modernistinis Kaunas titulą, arba mes turim modernizmą kažkaip išplėsti ir pasakyti, modernizmas yra kažkas daugiau. Ir čia yra du pavyzdžiai, praktiškai vienalaikis. Aišku, čia yra iš Senamiesčio, gal man reikėtų įdėti nuotrauką iš Naujamiesčio, nėra, bet tai yra UNESCO buferinė zona, sakykim taip. Abudu architektai, tiek Reisonas, tiek Funkas, modernizmo klasikai, Reisonas projektavo Prisikėlimo bažnyčią. Na ir Ilginų šeimos namas yra absoliučiai etaloninis, bauhausinis modernizmas. Na, tuo tarpu arkivyskupijos kūrė jau klausimas, čia modernizmo galbūt planinė struktūra galima žiūrėti, bet išorėje jo tikrai nėra. Ir kaip mes apibrėžiam tą antrą kriterijų, kurį išbraukėm beje, tai kad išskirtinė Kauno miestovaizdžio vertė, jog architektūrinė įvairovė, idėjų įvairovė nuo modernizuotos neoklasicizmo iki nacionalinio modernizmo. Bet išties tas išliko ketvirtam kriterijuje. Na ir dar vienas geras pavyzdys, kas yra modernizmas, o kur yra modernizuotas klasicizmas. Tai čia yra klasikinė dešiniai pusėje Weizenbaum-Siedlung Wroclave. Matom, nėra simetrijos, yra tūriai, vienas yra stačiakampis, kitas apvalus, trečias atviras, ketvirtas uždaras. Tuo tarpu absoliučiai kairėje pusėje klasikinis kaunietiško modernizmo pavyzdys su simetrijos ašimi, su akcentuotu įėjimu, su kai kuriais moderniais bruožais kaip kampiniai langai, bet tikrai net nepanašus į tą klasikinį modernizmą. Tai ką mes sakom, kad nustokim modernizmą traktuoti kaip didžiųjų meistrų, Le Corbusier, Van der Rohe's, Walterio Gropijaus tokį sukurtą pasakojimą ir pasakykim, kad modernizmas yra kur kas įvairesnis. Tai yra, jisai susijęs ne tik su stilistika, bet ir su besikeičiančiu miestu, su besikuriančia sostinė, kuri įgauna naujas funkcijas. Ir tarkim, mokykla nebūtinai turi būti modernios architektūros, bet jinai gali būti moderniai traktuota su didelė žaidimo aikštele. Ir toj vietoje yra toksai kaip ir, sakysim, erdvės diskusijai, kad Kaunas yra įdomus. Na ir kalbant apie to modernistinius, nemodernistinius architektus, iš esmės, ko gero galima sakyti, kad priklauso nuo kartos. Visa pirmoji architektų karta, kuri gavo išsilavinimą carinės Rusijos imperijoje didžiąją dalimi, Sankt Peterburge, Rygoje, Kijeve, tai jie iš esmės reprezentuoja tą klasikinę architektūros mokyklą ir Centrinis bankas Mykolas Songailos yra absoliučiai nuostabus istorizmo pavyzdys. Ir grįžtant vėlgi prie tos biurokratijos UNESCO ir to pavadinimo modernistinis Kaunas, žiūrint aklai,
negali pavadinti, kad tai yra modernizmas. Taip, viduje yra salė, kuri turi stiklinį stogą su šviesa patenkančia iš viršaus, šiuolaikiškas sprendimas, modernus, bet išorė. Tai va tas ir yra daugiau daugybė iš tikrųjų tokių pastatų, kuriuos jeigu išbrauktum iš nominacinės bylos, tai nebeliktų to Kauno modernizmo. Tai belieka tik tai ta modernizmo traktuotė tokia truputį laisvesnė. Na ir aišku, antroji architektų karta jau atsineša daugiau modernizmo, tai tie žmonės, tie specialistai, kurie baigė mokyklas įvairiose Europos aukštosiose mokyklose, tai ir Romoje, ir Vokietijoje, Berlyne, ir kitose Vokietijos miestuose, ir Belgijoje, ir Prancūzijoje, įvairiose miestuose, ir jau jų sakysim, architektūra įgauna didesnį įvairovę, nors irgi pagrindinio modernizmo nebūtinai yra daug. Tai žodžiu, nepaisant to, kad išbraukė mūsų antrą kriterijų, liko ketvirtas kriterijus, kuris kalba apie sostinę ir ten irgi yra užuomina į architektūrą, kad vietinę modernios architektūros kalbą. Tai kitaip tariant, kas dingo pasakymas, kad nuo neomodernizuoto neklasicizmo iki nacionalinio modernizmo. Tai šitą formuluotę dingo, bet išliko formuluotė vietinė modernios architektūros kalba. Na ir kas ta vietinė architektūros kalba? Iš tikrųjų yra modernių ir konservatyvių idėjų toksai samplaika. Na ir ko gero labai geras pavyzdys šią iliustracijai yra šlaitinis čerpių stogas, kuris yra visiškai istorizmo elementas, nes modernizmas yra su plokščiais stogais ir jeigu tas plokščias stogas, tai jis slepiamas po parapetu, šlaitinis stogas yra kažkas tokio, kas laikoma, tarsim, truputį neestetiška, žvelgiant iš modernizmo pusės. Bet kartu yra kampinis langas, kuris yra visiškai moderniosios architektūros kalbos elementas ir iš esmės tokio pobūdžio pastatai jie ir sudaro visą didžiąją dalį to kaunietiškojo modernizmo. Tai iš tikrųjų koks buvo mūsų atributas, grįžtų prie atributo, kad modernistinė architektūra iš modernizmo ir kitų istorinio laikotarpių ir visas idėjų spektras, architektūrinių idėjų spektras. Na ir šalia to buvo parengtas toks sąrašas, atsimenat, kur rodžiau pilkų pastatėlių. Dabar, aišku, jisai nominacinėj byloj nebuvo pilnas, dabar yra savivaldybė paskelbusi konkursą, yra daromas pilna tarpukario objektų inventorizacija ir po kelių metų mes jau turėsim tą pilną sąrašą ir jisai tiesiog toks ir bus saugomas. Na ir ką reiškia ta pilnas idėjų spektras. Tai va čia aš irgi trumpai pristatysiu tą spektrą ir jau po gero truputį glaubsčiau, nes jau truputį jaučiuosi pavargęs ir po gero ir jūs. Tai vienas momentas, kas yra tikrai labai specifiško, tai yra tautinis stilius. Ir iš tikrųjų, jeigu mes kalbam apie nacionalinį romantizmą architektūroje, tai kaip toks reiškinys, jeigu paguglintumėt, tai rastumėt šiaurės šalių nacionalinis romantizmas, tai šiaurės šalių, tai Norvegijos, Švedijos, Danijos, Suomijos, bet jisai yra 19 amžiaus vidurio, 20 amžiaus pačios pradžios. Na ir ten tokia akmenų architektūra, tokia referencija tarsi į tokią rūsčią šiaurietišką dvasią. Tai mes tuo tarpu tai priimam kaip politinį iššūkį po išgyvenant post-carinį lūžį, jeigu taip galima, post-sovietinį, mes kalbam, post-sovietinį mentalitetą, tai tuo metu buvo post-carinis mentalitetas, tiek, kad gal niekas taip neišreiškia. Ir architektūroje iš esmės, ko gero, labai sunku tą lietuviškumą kažkaip išreikšti, tai jisai dažnai buvo išreiškiamas per simbolizmą, per kažkokio vyčio naudojimą,
per kažkokį tai politinį dekorą, čia tarkim karininkų ramovė ir visi trys, tame tarpe ir Vilniaus centre herbas, ir kada bus atkreipti dėmesį, per tautinę simboliką pastatuose, čia yra kooperatyvo gyvenamasis namas. Na ir jeigu pasižiūrėti šitos dekoro motyvus mūriniame pastate, jie iš esmės ateina iš liaudies architektūros, iš drožybos, iš tekstilės. Tai visi šitie dalykai yra saugomi kaip atributams, kaip architektūrinės kalbos įvairovė ir gink-dieve, tarkim, to kooperatyvo turtą negalima sunaikinti. Na ir netgi moderniuose pastatuose, tarkim, pašto taupomųjų kasų rūmai, dabartinė Kauno savivaldybė, jeigu pakeltumėt akis ir kas nors užeinat, vestibiulio lubos, jos irgi yra dekoruotas tokiais augaliniais motyvais, labai modernaus pastato, tarsi irgi duodant nuorodą į kažkokį tai lietuvišką namą. Na, centrinis paštas, ko gero, ryškiausias pavyzdys, na ir visa ta skulptūrinė, tapybinė programa, bet toks vizualiai labai išraiškingas elementas, tai yra grindys, kurios turi tokį labai specifinį raštą. Tas raštas atkeliauja iš tekstilės, iš, kaip Vizbaras rašė, vienos Skapiškio audėjos rašto. Na ir techninė prasme, tą grindų raštą tu gali išdėlioti kur tik tai nori. Olandijoje, Švedijoje, Portugalijoje, bet jisai neturės tos prasmės. Čia yra tas lietuviškas simbolizmas ir tai yra tikrai unikalu. Ir to simbolizmo buvo persmelkta daug, čia taip neišlikęs Palaikočių šeimos namas, čia yra Pažangos rūmai, tai yra tuo metu tautininkų sąjungos ir irgi balkono dekoras, jeigu atkreiptume dėmesį, grįstas tuo pačiu principu. Tai va tas toksai dekoratyvumas, jisai buvo suvoktas kaip tautinis stilius ir labai įdomu, kad vėliau tie architektai emigravę, tai ką aš jau užsiminiau paskaitos pradžioj, kad dalis tų architektų, kurie kūrė nepriklausomus Lietuvos ne tik Kauną, bet miestus ir kaimus, jie pasitraukė ir jie pasitraukdami tą pačią architektūrinę kalbą naudoja. Tai čia yra tautinio stiliaus ornamentika Čikagoje, grindų raštas vienos iš bažnyčios, Bronės Nemeikienės sukurtas, čia Jono Muloko, irgi kitos bažnyčios Čikagoje, o dešinėje pusėje Deitono bažnyčios jau ne grindų raštas, o sienos raštas, irgi tas pats tekstilės audinio motyvas. Tai vienas momentas yra tas tautinis stilius ir visi tie elementai, jie yra atributai, kurie yra saugomi, kurie kalba apie mūsų specifinę tokią politinę situaciją, apie tą sostinės laikinumą, apie politikų ieškomą atsaką, kaip stiprinti tautinį identitetą. Na ir galbūt tas tautinio identiteto stiprimas jisai persikelia netgi ir už Atlanto. Kitas dalykas yra moderniosios architektūros vienos mokyklos nebuvimas. Jeigu, tarkim, mes kalbėtume apie Rusijos teritoriją, tai dažnai pristatoma kaip konstruktyvizmo mokykla. Aišku, dabar jau čia skiri dalykai su Rusija, bet savo laiku tikrai buvo viena iš tokių įspūdingiausių architektūros mokyklų. Jeigu kalbam apie Vokietiją, tai yra Bauhausas, jeigu kalbam apie Olandiją, yra Die Stil. Tai kas buvo Lietuvoje, tai buvo įtakos iš įvairiausių pasaulio vietų. Ir dabar, nežinau, ko gero dažnai girdite medijose Kauno Art Deco. Na, šiaip jau Art Deco, tokio tiesmuko Art Deco, aš sakyčiau, kad Kaune yra nedaug. Galbūt iš dalies yra Prisikėlimo bažnyčia ir čia, jeigu Čikagoje, Jungtinės Amerikos valstijos, aišku, ne tik Čikagoje, jau čia tikrai Art Deco elementas Čikagos dangoraižiai, tai iš esmės tas vertikalių ritmas, tas vertikalios juostos, tai nepaslaptis, kad projektuojant bažnyčią buvo, tarsi nusižiūrima iš Jungtinių Amerikos valstijų, toks tarsi bokštas kūriamas. Bet šiaip jau to tikrojo Art Deco nėra, galbūt yra modernizmo, to Bauhausinio modernizmo įtakų, kaip jau Rodžio Donelaičio 19, čia, sakykime, kitas pastatas, kuris dėja yra neišlikęs, bet irgi matom
įėjimas pagrindinis yra ne centre, bet kažkur iš šono, yra dominuoja stačiakampiai tūriai, pamenat, tas žaidimas su tūriais, plokščias stogas ir priešlaikinio stogo, tai yra jau tikrai klasikinis modernizmo pavyzdys. Dar vienas modernizmo pavyzdys, čia yra neįgyvendintas galaunių namų projektas, irgi, aišku, tik tai įdomu tie šlaitiniai stogai, čia labai disonuoja, bet vėlgi su kuo susijęs modernizmas, tai su naujom technologijom, tai jau buvau užsiminęs apie fizišką auklėjimo rūmus ir tą gelžbetonio, čia taip pat kino teatro Romuva, bet nėra šviečiančios stogos, valdybės stiklinės lubos irgi yra toks modernybės ženklas, lenkti stiklai, tai yra tos technologijos, tikrai tarsi byloja apie tai, kad Kaune esama to europietiško modernizmo. Bet jeigu kalbėti apie tą tikrą modernizmą klasikinę prasme, tai tokių pastatų tikrai yra vienas kitas. Iš tikrųjų, kas dominuoja Lietuvoje, tai yra toks savotiškas jungtis tarp modernumo ir klasikos. Ir ta klasika ateina per simetriją. Ir ko gero vienas pačių moderniausių pastatų technologinė prasme, iš dalies ir architektūrinė yra tyrimų laboratorija, dabartinis KTU, ir tie juostiniai langai iš tikrųjų yra super novatoriški ir nieko bendro neturi su klasikinė architektūra, tai tuo tarpu centrinė ašis, ir pats Landsbergis to neslėpė, yra duoklė klasikai ir beje, čia tą pačią 70 matau nuotrauką, ir beje, vėlgi čia ilga istorija, mes neturim laiko, bet Landsbergis Žemkalnis, kuomet projektavo šitą tyrimų laboratoriją, jis turėjo tokią milžinišką komandiruotę po Europą, lankė visas didžiasias naujasias cheminių tyrimų laboratorijas ir jisai kaip pavyzdį, kaip jam didžiausią įtaką padariusią pavyzdį laboratorija Madride pristatė. Ir tą Madrido irgi matom tokia irgi simetriška arkos klasikinės architektūros kalba. Tai ką Landsbergis Žemkalnis apibrėžė, tai yra sujungti viename pastate du dalykus, dvi formas - klasiką su mūsų laikais. Čia yra iš tikrųjų lietuviško modernizmo etalonas. Dar kitam straipsnį jisai rašo monumentalinės statybos klasinis ritmas moderniškoje formoje. Estų žurnalistas, rašydamas apie Lietuvą, irgi labai gražiai tą pastebi, kad, tarkim, Baltijos kraštuose nėra kitos sostinės, kuri taip sostiniškai būtų iškilusi kaip Kaunas, kiekvieni rūmai, paskutinis mados balsas. Tačiau ir pati drąsiausia konstrukcija, pamenat, kalbėjom apie konstrukcijas, vis dėlto suvaržyta klasiškomis tradicijomis. Tai jeigu mes kalbam apie modernizmą ir modernizmo architektūrinės kalbos įvairovę, tai to tikrojo modernizmo yra nedaug. Daugiau to santykio tarp klasikos ir modernizmo. Ir tas santykis tarp klasikos ir modernizmo, ne veltui ten buvo ispaniškas pavyzdys, iš esmės jisai atspindi fašistinės Italijos, bet ne tik Italijos, nes ir Portugalija, ir Ispanija, ir Lietuva, daugybė valstybių, vėliau ir Vokietija, žinoma, Bauhausas yra iki Hitlerio, kurios, to diktatoriškojo mentaliteto kertinė ašis, ko gero, kalbant apie architektūrą, kad simetrija yra privaloma reprezentatyvumo privalomas elementas. Ir italai turi savo tam laikotarpį apibendrinti tokį terminą racionalizmas. Tai kitaip tariant, racionalizuota istorinė architektūra. Ir pats geriausias pavyzdys, ir jeigu būsit Romoje, būtinai aplankykit, yra Expo 42 metam pastatytas pastatas, aišku, gal Antro pasaulinio karo to Expo nebuvo, bet jie vadina kvadratiniu koliziejumi. Tai yra tos pačios arkados, arka yra istorinis motyvas, bet švariai nuvalytos ir įdėtos į stačiakampį, švarų stačiakampį. Tai tas momentas, kad ir irgi, ką mes matome Lietuvoje, Landsbergio, Kudoko ir visų kitų kūryboje matom tą patį ritmą, tarkim, kaip ir čia, kolonų ritmą, bet nėra kapitelių, kaip puošybos elemento, bet yra, tarkim, apatinė pastato dalis monumentali,
Ir visose palaco, jeigu prisimintumėt, palaco kaip tokį istorinį tipą, tai yra monumentalioji dalis egzistuoja, o modernizme visiškai nėra. Yra karnizai kaip tokį žvilgsnį suvaldanti priemonė. Tik tiek, kad jinai švaresnė, jinai neturi lipdybos, neturi dekoro. Pamenat, tarkim, tas kooperatyvos tulpė, ar ne, kur rodžiau, jisai yra, sakysim, papuoštas lipdybiniais momentais. Tai va čia jau yra tai, kas netinka net Landsbergiui ir tam lietuviškajam klasicistiniam, modernizuotam klasicizmui. Na ir kad Landsbergis turėjo gerus ryšius, tai rodo netgi ir sveikinimo laiškas Landsbergiui, sakysim, ten vieno iš pastatų atidarimo proga. Na, dar vienas labai geras pavyzdys. Tiek Landsbergis, tiek Stasys Kudokas buvo tokios dvi kertinės figūros ir abudu mokėsi Romoje. Tai čia yra Stasio Kudoko projektuota karininkų ramovė dešinėje. Ir aš manau, kad jisai tikrai matė karinio oro pajėgų ministerija Romoje, ir jeigu iš išorės mes matom tą pačią architektūrinę kalbą, atsimenat, pagrindinė, pamatinė cokolinė dalis, reprezentatyvioji dalis ir užbaigimas karnizas, tai čia dar yra skirtumų, o jeigu pasimsim vidų, tiek durų traktuotę, tiek laiptų traktuotę, tiek reprezentacinę traktuotę, tai vos ne copy-paste. Na, aišku, yra niuansai, bet principė, ta mentaliteto prasme, tai yra lygiai tas pats. Tai va tas ir netgi patys moderniausi pastatai, kaip tarkim Pamuikos rūmai, jie irgi yra išlaikę simetriją. Tai va ką galima pasakyti apie tą lietuviškąjį modernizmą, kad jisai yra įvairialypis, viena vertus jame yra tų tautinių elementų, kita vertus mes vieną kitą tą jau grinuolį, kaip dzūkai baravyką, kokį galim surasti. Na, o dominuojantis yra itališkojo racionalizmo įtakoje tas vadinamasis modernizuotas klasicizmas. Ir visa šita įvairovė, aišku, sudaro tą Kauno urbanistinį audinį, kuris iš esmės yra ir pripažintas kaip vertybė. Na, ir dar vienas paskutinis momentas, kad šalia visų šitų moderniosios kalbos įvairovės elementų, plus yra didžiulis kiekis medinių pastatų. Ir netgi, aišku, didžiąja dalimi mediniai pastatai yra statyti Vilijampolėje, Šančiuose, Žaliakalnio teritorijoje, kuri neįeina UNESCO, bet netgi UNESCO teritorijoje, čia matome statistiką, kiek yra mūrinių, kiek medinių Kaune pastatyta, tai matom, kad medinių visuomet yra daugiau negu mūrinių. Netgi teritorijos dalytų medinių pastatų yra pakankamai daug, ir čia yra keletas pavyzdžių iš UNESCO teritorijos, ir kai kurie yra jau visiškai paprastos architektūros. Ir vėlgi, jeigu kalbant apie modernizmą, apie planavimą kvartalais, ką aš iš pradžių sakiau, ir ten buvo nubrauktas Le Corbusier, tai nėra tokio dalyko kaip medžio tarpukariu. Dabar jau medis įgauna, sakysim, tokią naują kvėpavimą, ir naujos tos klijuoto medžio technologijos leidžia absoliučiai visai kitus dalykus daryti, bet tuo metu medis yra nesuderinamas su modernybė. Bet Lietuvoje netgi medinio modernizmo buvo, tiesa šitas paviljonas neišliko. Tai va tas visa stilistinė ir medžiaginė prasme, materialiaja prasme ta plejada, jinai iš esmės ir sudaro tą sakysim, kriterijų ketvirtą, tai vietinę moderniosios architektūros kalbą, kurią mes išreiškiam per tą idėjų spektrą. Ir ką saugome? Saugome iš tikrųjų visus tuos stilistinius momentus. Ir iš esmės, tarkim, šitas pastatas yra jau visiškai rekonstruotas, net pažįstamas. Tai jeigu juos mes rekonstruosim, padarysim net pažįstamas, tai mes prarasim ir tą autentiškumą, kartu ir tą atributą, kuris tą visuotinę vertę iš tikrųjų pagrindžia. Na ir visiškai paskutinis momentas, aš jau baigiu, tai yra nematerialiosios vertės. Iš tikrųjų, jeigu kalbant apie architektūrinės ir urbanistinės vertės, tai yra tarsi viskas aišku, bet yra ir tai vadinamosios nematerialiosios vertės, kas yra labai sunku pagrįsti ir už ką mes ir pastabutėse pasakym gavom. Tai yra ketvirtas kriterijus, kuriame prašyta, kad
Kauno modernizmas buvo skatinamas pokario optimistinio tikėjimo nepriklausoma ateitimi neramioje 20 amžiaus pradžios Europoje, kuomet vyko valstybių sienų kaita. Tai ką tai reiškia? Iš tikrųjų, kuomet mes gavom pastabas, tai viena iš pastabų buvo atsisakyti optimizmo architektūros, o visa mūsų ašis buvo pagrįsta ir pavadinimas yra optimizmo architektūra. Tai realiai būtų reikėję keisti pavadinimą nominacinės bylos, tai mes nusprendėm, kad nekeisim. Ir pasirodo, tai buvo teisingas sprendimas, nors, kaip jau sakiau, didelių vilčių bent jau mūsų darbo grupė neturėjo, kad būsim priimti, bet viskas laimingai baigėsi. Na ir ką tai reiškia? Tai reiškia, iš tikrųjų, va čia mano vienas iš pačių mėgstamiausių atvirukų, čia Antano Burkos, man atrodo, paskolintas Žemės bankas, viskas čia kaip ir gerai, bet užrašyta, kad jisai žymi mūsų neatsilikimą nuo vakarų kultūros. Ir čia yra 37 metais kažkoks Mečys rašė, nežinia, neturiu duomenų kuris, bet tas integracija į vakarų kultūrą ir tas modernėjimas miesto nuo tokio iki šiuolaikiško, iš esmės, čia aš gal praleisiu, nes jau laiko beveik nebėra, iš esmės ir byloja apie tą pokytį, apie tą optimistinį tikėjimą, kad netgi laikinąją sostinę kuriant galima sukurti kažką tai tokio, nelaikino. Ir kalbant apie nematerialaus paveldo atributus, mes įrašėm atributus, bet iš tikrųjų tais atributais čia yra gana sudėtinga, tai įvardinta, kad atmintis, tradicija, asociacijos, patirtis, vietos pojūtis, ir dainų šventės, poezijos šventės, istorijų festivaliai, tai kitaip tariant, visa ta moderniosios architektūros įprasminimo tradicija, jinai turėtų būti tęsiama, maždaug tokia mintis slypėjo. Na ir jeigu šiandien rašytume bylą, bent jau iš mano pozicijos, aš sakyčiau, kad reikėtų dar pridėti ir tos idėjos tęstinumą emigracijoje, nes iš esmės būtent tas lietuvių architektų idėjų tęsimas emigracijoje, aš manau, kad irgi buvo labai svarbus šito proceso elementas. Tai, ko gero, ties tuo galima ir baigti, ir ko gero šitą pačią man mieliausią skaidrę galim ir pabaigti. Tai ačiū už kantrybę ir tikiuosi žmonėms kažką naujo. Ačiū tikrai, Vaidai. Ar girdit mane? Jau taip bauginuosi, kad vėl dingo garsas. Tikrai ačiū, taip sudėlioji ir parodė iš vienos pusės, koks sudėtingas šitas Kauno modernizmo fenomenas, iš kitos pusės, kaip vis dėlto susiję kiekvienas tų elementų. Tikrai didelis dėkui tau, ne vienas iš prieš tai buvusių lektorių taip išsamei ir plačiai neparodė, ar giliai netgi galim sakyti. Kaip aš supratau, jūs planuojate, ar ne, įtraukti dar papildomų, ką minėjai, kad apsiribojate objektų kiekiu, pastatų kiekiu, bet turbūt galima papildyti. Taip, tai iš tikrųjų jie visi buvo, jeigu tai grįžtant į pačią pradžią, tie objektai, kurie yra datuoti registrų centre kaip tarpukaris, jie yra pažymėti pilka spalva, kur šitas žemėlapis. Atsimenama. Jo, yra pilka spalva. Jo, bet to išsamaus sąrašo nebuvo. To inventorizacijos, kitaip tariant, kad būtų ne tik pastato adresas, bet ir architektas, kam buvo pastatyta, ir autentiškumo lygmuo. Tai dabar ta inventorizacija yra daroma. Tai aš manau, kad ar per 2 ar per 3 metus ten Kauno planas jie daro, jinai bus padaryta ir jau bus UNESCO pasaulio paveldo centrui pateiktas tas sąrašas. Ir kaip supratau, tai Kauno ta nominacinė byla buvo viena iš tų pirmųjų kregždžių, kur pakvietė pažiūrėti kitų kampų į modernizmą ir, man atrodo, tikrai ne viena šalis palaikė. Taip, čia matyt buvo daug politikos, buvo labai daug darbo delegacijos, kuri važiavo tenai, čia su Marija Drėmaitė, su Vita Bugelienė, bet jo, aš manau, kad viena pirmųjų kregždžių. Dar labai svarbi kregždžia buvo Asmara, Eritrėjos sostinė, kur ten irgi įtraukti lūšnynai statytojų, tai aš manau, gal jinai buvo pati pirmoji,
O mes kartu dirbom su Edvardu Denisonu, kuris Asmaros nominacinę bylą darė, buvo mūsų konsultantas, tai jo tos novatoriškos idėjos, ko gero, persismelkė į Kauną, bent jau aš taip matau tą visam procesam. Dar visi jau dėkoja, gal kas nors turite klausimų? Klausimus kas nors, nes jau žmonės bėga. Nu, taip aš jau matau, kad Ačiū. beveik iki paskutinės sekundės užtaisiau. Mes pradžiam, vėliau pradėjom. Jurga tiesiog rodo patiktuką, Regina man priminė, ačiū už įdomias įžvalgas rašo. Jo, tai turbūt užsitęsė kaip Nu, dar labai rūpi, ar medžiagos buvo lietuviškos, ar atsiveždavom ten kokį stiklą, ar dar ką nors iš kur nors. Absoliučiai 90% lietuviškos, netgi lauko akmuo ir tie tokie sokoliai solidus irgi yra lietuviškas. Taip teisingai pastebėjot, atsiveždavo stiklo, bet tais atvejais, kai nepagamindavo Aleksoto stiklo fabrikas, tarkim, Centrinio pašto tie langai lenkti. Taip pat atsiveždavo technologinė įranga, tai elektros visas instaliacijas, tai čia Philipsas buvo, AGM, tos pagrindinės vokiečių firmos, tikrai galbūt cemento kažkiek tai veždavosi, to Portland Sediment čia vadinamo, bet dominuoja tikrai lietuviškas medžiagas. Dar klausimėlis, kuris pastatas yra unikaliausias jūsų akimis? Prisikėlimo bažnyčia, vienareikšmiškai. Aš manau, kad unikaliausia apskritai pasaulyje yra vienu aspektu, nes jinai turi plokščią stogą. Plokščią stogą, kuris yra skirtas naudoti religiniam ceremonijom. Ir aš kiek klausiu daugybės ekskursijų pasaulio žmonių, kiek matau, niekur niekada niekas nieko panašaus neradęs. Aš nesakau, gal yra, bet šiaip jau pradedu abejoti, ko gero vienintelė tokia pasaulyje. Tai ta prasme, jeigu ieškot unikalumo, tai jinai tikrai unikaliausia, o šiaip tai tų įdomių pastatų ir Centrinis paštas, visi yra savaip įdomus. Gerai, gal tada bandome jau ir baigti mūsų šį susitikimą, šitą paskaitą. Kaip matote, jau kviečiu į paskutinį mūsų ciklą paskaitą, kuri vyks anglų kalba, kaip interpretuoti supras kultūros paveldą. Tai labai įdomi interpretavimo ekspertė iš Graikijos, Valija Stergioti. Principus pagrindinius papasakos, kas tai yra, kaip interpretuojamas tas paveldas, ir kviečiu